BetSafe by Betson. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, broliai ir seserys, su jumis sveikinasi Driftoholikų podcastas po pertraukėlės. Ir velniai rautų, šiandien mes turime daug apie ką pašnekėti. Kartu su manimi tradicinė komplektacija, Benediktas Širba, Simonas Ivanovas, o podcastą noriu pradėti trumpą tylos minutę Kvietkausko varikliui. Ačiū. Kiek mačiau, baigė sulinkinėti atgal, Kvietkauskas nebuvo vienintelė auka Rygos etapo, apie tai būtinai pašnekėsim. Benai, ar užsisakėjau mišes savo komandos sėkmiai pagerinti? Ne. Dar neužsisakė, reiškia šitą irgi paderinsim, tai kalbėsim apie naujas taisyklės, apie pirmąją etapą, antrąją etapą Ispanijoje ir kodėl Benui taip žoskai nesiseka. Turim, aišku, natūralu, kad pasveikinti Odį su 3 vieta Atlantoje. Va, kas būna, kai atvažiuoja į Matsurį. Iš 6 į podiumą. Visiškai normaliai. Šiaip kalbėjau, galėsiu papasakot, kaip jiems sekėsi. Mumanosės Baltic Drifto čempionato ir Lietuvos čempionato antras etapas, jisai jau faktiškai po savaitės. Dar čia bus priešais nosį Andriaus Vasiliausko M2 pristatymas Kaune. Dar vienas Matsuris netyčia atsirado, kurio nelabai planavom. Tai šiandienai naujienų tikrai yra sočiai, bet turbūt reikėtų chronologiškai pradėti nuo Benedikto nesėkmių vakarėlio ir šiaip masterio, ne? Tai pirmas dalykas, kuris pasikeitė, po to, kai tau pagaliau atidavė mašiną ir kažkaip jūs atsirado ten, kur turėjot atsirast. Oi. Jo, aš žiūrėjau istorijų, žinok, ir man tiesiog nuoširdžiai buvo tavęs gaila, kur, kai, žinai, nesisekimo levelis, kur lėktuvą nuo nosies besileidžianti nukreipia už 300 km. Bet, naujos masterių taisyklės, pradėkim nuo to. Fainiau, patogiau, gudriau, daugiau strategavimo. Jūs apie kurią? Nuo šviesoforo ta dalis, starto procedūra. Matai, ta dalis starto procedūra, tai realiai reikia visiems priprasti, bet principė nieks nepasikeitė, žinai, realiai daug kuriuose vietose, kaip pavyzdys Ryga, kur čia mes dar palauk važiuosim, tai jo, čia nedaug ir tų vietų belieka. Tai va, tai gausis, kad jie tą įsibėgėjimą turės trumpinti. Nes Rygoje šiaip jisai yra ilgas ir galingo mašinomis jisai yra tikrai per ilgas, iki tiek, kiek tu gali įsibėgėti, žinai. O dar jeigu nuims vadinamą šikaną liaudiškai, žinai, tai jisai dar pailgė, žinai. Tai manau, kad turės jie trumpinti, nes tada prasidės, žinai, vienas bėgėsi vienaip, kitas bėgėsi kitaip, trečias, žinai, įsibėgėjo, atsileido, žinai, ir prasidės tos nesąmonės, kurių realiai galės matyti su ta Wally programėlė, žinai, bet realiai vizualiai akim tu to nematysi, žinai. O tai, kad gauni rinktis, kas čeisna, kas lydina? Vienas žmogus tai pabandė padaryti, pasibaigė, turbūt visi puikiai matėm kom, tai Dinas pabandė tą padaryti su Vėceku, pasibaigė smarkių krešų į sieną. Pasibaigė minus supra. Pasirinko, kuris lydins? Jo, ne, Dinas, būdamas aukštesnis qualifieris, pasirinko iš pradžių čeisinti. Jo, jeigu aš ne... Okay. Jo, pasirinko pradžiai čeisinti, nes jisai, supranti, kas yra, čia yra ta trasa, kur lengvesnė mašina lošia. Ypač ant to susistabdymo. Vėcekas tikrai turi lengvą suprą ir jie ties to dirbo. Pas Diną Mustangas, nori, nenori, jisai bus sunku, žinai. Tai Dinas lošia ant to, kad, žinai, sulėksiu su naujom padangom paskui, nes jie šiaip treniruotėse važiavo, vėl sumeluot, gal kokius 4-6 kartus sporinį kartų, žinai. Tai ir matėsi, Vėcekas nuramsto, tas nepavėja, žinai, ir ypač atsiranda atstumas tojo vietoj, žinai. Ne, tai mūsų šnipas Bandana sakė, kad 1,5 tonus. Tai va, pas Vėceką garantuoju, kad koks bus 1-2-1-1. Jis kaip tik išleido video, kur minėjo, kad dar 100 kg numetė šiam sezonui. Tai ir nenustepčiau, jeigu ten aliuminis dar blokas Žeizeko stovi. Dar to minėjo, kad idėja. Tai čia... Tipo, yra Darto aliuminis skaitosi, bet yra Dart gamintojo blokas, tai yra irgi špižinis. Aš irgi naudoju Dart, žinai, tai čia toks irgi tas Dart gali dvi prasmės skambėti, žinai.
Tai va, tai pabandė tik tai Dinas, bent jau kiek aš mačiau ir pasibaigė Tomo, kažkaip visi savo spakainiai darė viską taip, kaip ir įprasta, žinai. Bet čia, jo, atsiranda ta žaidimo dalis, žinai, kur tu gali lošti, kaip Dinas bandė sulošti dėl padangų, žinai. Yeah. Kad, tipo, važiuosiu su greitesniu, tai su naujom padangom stosiu pradžiui į Chase'ą, po to, žinai, pasikeisiu. Šis yra tikrai lengviau, turint omenyje. Taip, šiek tiek yra lengviau, bet nežinau, principą tos padangos abudu zaėdus vienodai kimba, žinai. Tai bent jau taip, kaip jaučiu aš ir dauguma, žinai. Nebent ten, yra ta kropelė, žinai, kur galbūt. Tai va, o daugiau nežinau. Bet užteko padangų, nes trasa tai šiaip ilga, greita. Ir jeigu aš gerai pamenu, tai čia ta pati atkarpa tik apsukta nuo pernai, ar ne? Aš nebuvau ten niekada. Ne, pernai taigi dalyvavai. Tai pernai kitame mieste buvo pirmas dalykas. Okay. Aš galvoju, kad kažkas tam biškis skiriasi. O, ne, ten yra panašių, žinai, posūkių, aš galvoju, jo, tai turbūt apsuko, žinai, po pernai, nes tu sakei, kad tu pernai podcast'e sakei, kad geriau ta trasa būtų iš kitos pusės, žinai, tai aš taip suvirškinau, kad iš kitos. Ne, čia iš vis kitas miestas, aš pernai neatsimenu, kuriam buvo, dabar Madride buvo. Na, tai kaip tavo trasa ir kaip tavo... Atmetant visą tą dalį, kad jūs buvo atvirtę tokių keliaujančių cirkų po visą Ispaniją. Papasakok apie tą cirką. Apie cirką? Jo, kaip jis pagaliau baigęs. Nuskrydom pasimt mašinas. Kaip žinia, su tais, kurie veža, man sudėtingai pastaruoju metu sekasi bendrauti. Jie, aišku, puikiai irgi pasiruošę, įleidžia mūsų teritoriją. O ten nieks neruošta, nieks nežino, apie ką aš neku, visiems gimzinu. Aš skambinu jam, sakau, tai kur man eit? Tai į ofisą, sakau, čia sandėliai, ne ofisas. A ne? Sakau, gerai, tipo pasiruošėt, nei išsiaiškinęs, nei kur tą mašiną, nei ką man sakyt, nei kokius dokumentus parodyt, nieko. Tai galų gale šiaip ne taip pats viską išsiaiškinau, kol jis ten kažkam skambinėjo, žinai, tai sako, už pastato nuvažiuokit ten, tipo pasikrovimą, žinai. Nuvažiuoju mašiną kampę nuo prie tvoros numestą laukę. Už tvoros trojkė vyksta. Turint omenyje mašinos kainą, tai čia... Ne, tai čia yra dar kita istorija. Sakau, kaip tu man ją... Tai sako, su šituo. Forkliftu. Sakau, tu gal juokauji. O tai kas yra? Taigi sakau... Kastytį nežiūrėk šitos dalies podcast'o. Čia ne kotletas. Taigi sakau, tu žinai, kiek ta mašina kainuoja? Taigi sudaužyta iš priekio, iš galo jisai man. Aš jam sakau, okei, tipo, daugiau žodžių neturiu. Apsisukau, nuėjau link mašinos, tai kol jisai pasikeitė forkliftą, aš pasijungiau akumą ir užsikūriau. Tai tie stovėjo akimi išpustom, žinai. Tai su forklifto patraukė ten tos daiktus aplinkui, žinai, ir išvažiavau į priekabą. Bet ten teritorija maža, žinai, daiktų tų daug. Mes su autobusu ir taip pilnu, žinai, o tų daiktų dar... Tai fūrom kelią užstatėm, nebepravažiuoja, žinai, ten vienas liktai okei, žinai, šypsosi viskas okei, kiti už nugaros pipsina, mes ten kraunamės, ten tokia katastrofa buvo. Tai ačiū Dievui, kad išsinuomavom, čia Mantas Keravičius pasiūlė tą idėją, išsinuomavom iškart Barcelonai nuomoto mašiną ir autobusiuką pasiėmėm. Nes buvo planas Madride nuomoti, žinai, kai jie atskris ir tiek žinių, o dviesio su Mantu nuvažiuot, nes tai va autobusiuką pasiėmėm. Tai dar ir į pilną prigrįšom. Reikia fūros. Benai, o tau yra kas nors sakęs, kad tau jau metas fūro turėt? Gali neatsakyt, ačiū. Tai tas istorija. Šiaip realiai dėl fūros, tai aš kai priekabą šituose varžybose nutempiau pastatyti į priekabų zoną ir ją po to iš ten pasiėmiau, supratau, kad likom 20%. Visi kiti su fūrom, ne? Taip, su fūrom autobusais. Liko 20%, kurie važiuoja su busikais ir priekabą. Nes yra dar padangų kiekis yra tūpas. Yra kas su autobusais dar atvažiavo. Suomija. Suomija, jo, tas kraštas pagrindas autobusų. Tai va. Tai, gerai, susišlavėt mašiną, paskui bandėt rast, kurie susitvarkyti, ten irgi nebaisiai smagu buvo. Atsirado trasoj ir tada, tipinis mašinos perinkimas ant jackstandų? Nelabai tipinis, bet jo. Dar lėktuvas nukeltas, žinai, Hebros, kuri irgi skrydo į Madridą, tai jos nukėlė į Valenciją, tai ačiū Dievui, kad mane leido, kol jie lėktuvė užbukint mašinos Valencijoje, nes aš jau buvau suvedęs viską, bet račia nėra mašinų. Turbūt nedirbo, nes jos palaikė lėktuvę valandą laiko ir atgal praskraidino. Taip.
Nes ant virš Madrido šiaip kabėjo labai Debesis. didelis juodas debesis, žinai. A, Tokia kaip audra, ne audra, tipo, žinai, tai dėl to nukreipė į Valenciją lėktuvą, bet jie ten pabuvo lėktuvę valandą ir atgal praskrydo. Nėra blogai. Tai va, tai, o šiaip tai ten sunku, žinai, nelabai kas nori šnekėti su tavim angliškai, žinai, savo kalbą beria. Ola! Manjana viską, žinai. Tai ir tai tą boksą kol gavom, žinai, irgi ten ilgai ir tai, mums boksas buvo paskirtas vienas, tai nuo rytojaus. Nu, gerai galvoju, nuo rytojaus, nu tai nuo ryto pradėsim, žinai, va, šaika kaip tik bus ir pasidarysim. Varom ryte, mocijai važinėja ir vėl mocijai. Tai va, mocijai važinėja ir boksus pasiėmė. Mes nuėjom pas juos, žinai. Tai gal kažkaip, ne, sako, nu mes keturiese tam boksai, žinai. Nuvarau aš pas juos, nu tai sakau, kaip čia kada. Nu tai jo, šiandien 5 baigsis ir galėsit į boksai važiuoti. Sakau, man tai taip netinka, rytoj trefkė. yeah. Ką čia darom? Nu tai šiaip netaip išsiprašėm, įleido į savo boksą, tai gavosi, kad į vieną boksą viską išsikrovėm ir tada kokį 500-600 metrų viską reikėjo pertimti kitą boksą po dienos pasirašymo. Fūra. Fūra. Jo. Taip. Reikia jau tokios fūros, kad fūra išeitų mašiną pasiruošti. Matai, kas baisiausia, kad aš jam tokią suradęs. Net ir kaina aptilta ir viskas ten yra gerai, bet, nu, va, trūksta, žinai, pull the trigger. Nu, bet Biudžeto. aš bijau, kad tavo, žinai, nervų biudžetas greičiau baigsis su va, Gali tokiais po Europą tasimasis ir paskui bus kaip simui, reikės kelionės į Nu, Turkiją. matai, čia viskas išauga į tai, kad mes planavom važiuoti 2 etapus. Tai pagal tą pirminį planą viskas ten buvo tobula ir viskas susidėliojo, nes turėjom 30 padangų palikti sandėlį, italų sulėkti ir važiuojant susirinkti. Tai ten viskas būtų tilpę, no problem, žinai. Bet, nu, taip. Aš girdėjau, kažkas be padangų buvo likę, ne? Jo, bijau sumeluoti, lyg tai ekstremas Jo. neatvežė, jo. Aš girdėjau, kad Makyveriai. ekstremas neatvežė padangų Bet į ten ir renginį. motoras neatvažiavo pas jį. Nu, ten ir motoras neatvažiavo, jo. Jis ant standartinių vožtuvų. gi. Nu, aš kiek girdėjau, ten kažkas gumos gabaliukas kažkur įlindo tą diržą numetė ir Tai tiesiog... čia apie šitą tu girdėjai, apie komentatorių, kaip jisai palauk. Įgana. Įgana, jo. Ne, Mekyveris davė komentarą Bekį. Ai, Mekyveris irgi jie davė? per masterį. Nes ir šitam gumos gabalas diržą numetė. Nu, Jo, ten- tai jis tą patį sakė Čia Mekyveris. toks. Tai čia apie įganą gal jisai kalbėjo. Ne, Mekyveris. Būtent tas Airis, kuris važiuos Niskė arba motorą. Nes įganui ta pati situacija. Ok, nu tai reiškia tą patį. Bet įmetė tas RBŠkė savo išardytos galvos fotkę ir mačiau Kamuto komentarą. Nu, sako, tas jūs vyrai ant standartinių vožtuvų važiuoti. Ir aš kažkaip jaučiu, kad Kamuto žino, kaip ten turi atrodyti, žinai. Tai jo, būna pasitaiko kartais. Ok, tai Trefkės, Gonkė, trasa. Trasa greita. Turbūt... Vat aš nežinau, žinai, kaip O įvardinti. skaičiais kiek Jos greita? greitis realiai yra panašus pasistatymo kaip Ryga Kačarga, žinai. Tik tai, kad tu bėgėjasi dar. Ai, visą laiką. Nu, bėgėjimas pirmas posūkis važiuoja. labai posūkis. šalų. Nėra jo. sulėtėjimo realiai. Ir į tą prieš sulėtėjimą tu įsibėgi 15-16. Tai va, tai... Bet ten ta mašina kimba. Nu, okei, mes susidėjom Samsonus prieš tai. Prieš šitas varžybas pasidarėm aštrų suvedimą, ko buvo per daug. Ir tiesiog negalėjau pavažiuoti pačioj pradžiai. Nes, nu, vėl... O kokios bėdos buvo su aštriu suvedimu ir ten... Į vidų sutraukdavo, nėra... Toks vaizdas, kad nėra powerio. Ok. Turint omenyje, kiek jis arklių turi, tai čia yra strong. Tai va, tai toks vaizdas, kad nėra powerio. Ok. Tiesiog išlėkė, ir į vidų. Nu, va, kaip tu be kompresorio. Jo, girdėt, labai. Tai va, tai realiai tokios bėdos. Nu, tai mes tada, žinai, biškė mortikus pakeitinom, perdavimą pasitrumpinom, žinai, tada ratų suvedimą patiesinom gale, žinai, kad to gripo mažiau būtų. Aišku, dar yra problema, supranti, kad aš pats neatsimenu, kada greitoje trasoje važiavau, žinai. Nu jo, manas nėra baisiai greita. Tai va, tai čia, žinai, dar pačio adaptacija ta tokia, žinai. Ai, seniai, žinau, abisu. Greit. Aš tau nesakysiu, ką tu čia ką tik palyginai, žinai. Ne, nu, ten yra greitos trasos gabalas.
Tik kai Yra. saugos dėlžai samariezais prisukti, Tai va. tai gal nelabai lekia. Nu, tai ir gavosi tas, supranti, kad, nu, po biški mes realiai nuo to pradinio setupo, liktai atrodė viskas gerai. Aišku, norėjusi biški ilgesnio perdavimo pirmai dienai, tai nutarėm antrai dienai keisti. Tada parašė, kad, tipo, mes atkeliam dar 8 metrus įsibėgėjimą. Vėl viskas iš naujo. Mes pasikeitėme tai, ką mes planavom. Nu, jisai pasirodo vėl dar per trumpas, nes įsibėgėjimas pailgėjo. Okay. Nu, tai tada vėl gavosi, vėl perdavimai, tas anas, tai... Bet čia normali tokia praktika, kai toliau po trefkių šitus dalykus. Nelabai šiaip. Nelabai, ne? Matai, nu, nauja starto tvarka. Nu, Padėkime jo, to, nauja trasa. neatsiskaičiavo. Nauja trasa, žinai, klipinai tie irgi. Nu, tai čia iš eilės. Tai va, tai vėl perdavimus pasikeitėm, pabandėm, netiko, vėl keitėm perdavimus, tada jau viskas tiko, pradėjom leisti slėgį, tada žiūrim, vėl perdavimo nebeužtenka, žinai. Tai tada susiradau dar šiek tiek ilgesnį. Tai vėl įsidėjom tą ilgesnį, nes pačią pirmą dieną bandėm 4 bėgių važiuoti, tai sunkiai gavosi, tai ėjom link 3, žinai. Ir kvalą suvažiavom su tuo paskutiniu setupu, bet vėl toks jausmas, žinai, kad trūksta tam pirmam posūkį biškį. Kad laikai dugną ir Bilspydo, tiesą. jo, Bilspydo trūksta. Tai į porinių dieną vėl grįžom į 4 bėgį, pradžią 4, galas 3, žinai. Ai, Nu, bet tai tada shiftas toks va ir bardakas, žinai, kur viskas keitėsi, žinai, ir tiek nuo trasos, ir tiek nuo mūsų pačių, žinai. Ir tai, žinai, teisėjai irgi. Turbūt pasakysiu, pirmą kartą Driftmasterio istorijoje, vat kiek aš važiuoju, tiek gavo velnių nuo driverių. Nes aš, pavyzdžiui, Visi žiūrėdamas raudonavo. kvalifikaciją, tai nesupratau, ko tada nori teisėjai, nes aš žiūriu važiavimus Va. ir matau, vienas ten padarė ten drąsiau, kitas ten drąsiau, bet balai realiai vis tiek nesiskiria. Vat būtent, ypač linija. Yeah, O liniją vertino 2 teisėjai, jie abudu turėjo tą šiam taškų kriterijų ir tipo 2 susumuoja ir tada vidurkį veda. Šitaip darė. O 3 teisėjas kampas stilių. Nes, nu, akcentuoja labai liniją. Bet iš to didelio rašto jie išėjo iš krašto visiškai. Nes, tipo, kaip ir gali ant kerbo, kaip ir kai kur gal ir ne, žinai. Nu, va toks va briefingas gavosi, žinai. Nu, tai nauja trasa patys nežino, ką sakyti, žinai. Nu, tai va, nu, tai šiaip, va, antrą nuotrauką. Jeigu gali... Benas atėjo pasiruoštis, tai įsivaizduokite, kiek jisai piktas. Nu, tai taip, nu, tai va čia va pirmas kvalifikacinis važiavimas, žinai, kaip pavyzdys. Čia yra 3 clipping boxas. Nu, nuo linijos kaip ir netoli. Yeah. Nuo kerbo krašto kaip ir toli, ne? Už šitą -1, dabar 3 nuotrauka. Už šitą būtent klipina. Už šitą irgi -1. Kur važiuot? Jeigu sutikčiau ant kerbo krašto, tai tada nuo nuotraukai būtų -3 taškai už tą klipą. O šitoje, nu, tu kaip ir ant linijos važiuoji. Ok. Nu, Tai žinai, vat teisėjavimo tema yra neišsimiama iš esmės, nes, nu, dalykai nestovi vietoje. Taip, žinai. dalykai nestovi vietoje ir ta technika nuauga į kosmosą, žinai. Ir tai va ta diskusija labai smarkiai vyrė po... Bet teisėjai, tai patys? Ne, vienas pasikeitė. Ok. Nu, tai- Pagrindinis teisėjas pasikeitė. O, Dabar bijau sumeluot, kas jisai toks. Man Tai su Deivido vardais nebėra? sunku. Jo, turbūt Deivido. Airio. ne. Ne, tai Deividas yra. Tai Deividas šį pagrindinis skaitosi. Nu, Tas tas, kur Fijos visada bičas. komentuodavo anksčiau. Ok. Tai jo nebėra ir vietoj jo yra kitas ir dar tam yra zipinis. Ok. Nes yra 4 teisėjai, kad jeigu vienas negalės, yra 4. Okay. Tai va, tai sakau, tiek briefingas užtruko ilgiau negu planavo ir visi driveriai, žinai, ėdė, va, būtent kur mums važiuot. Nu, užduokit. Kaip, žinai, nes, nu, po to, žinai, aš irgi parašiau atskirai teisėjim, nu, tipo, parodykit, kaip jūs vertina, žinai. Tai jis man sumetė, kiek minusuoja už kokius klipus. Nu, tai bet aš po to atsisuku savo pirmą, antrą važiavimą ir aš nesuprantu vis tiek. Nes, nu, vat lygiai kaip tose nuotraukose. Nu, tu pats matai, kad ten, nu... Nes per tą live streamą, kai žiūrėjau, tai toks buvo, kur pamatai 2 važiavimus, nu tikrai 9+, matai 80, 80, 80 ir už liniją 50 balų, 60 ir taip, okei. Ir taip stebėjau, nuosekliai galvojau, nu tikrai kažkas įvažiuos tą liniją daugiau, bet realiai nelabai kas įvažiavo tą liniją daugiau. Tai, nes turbūt jie patys nesusikonspektavo,
kur ta linija yra teisinga, žinai. Nes vienas, teisingai, vienas važiuodavo labiau vidum, gaudavo PM1, kitas ten visiškai jau overkerbus, gražiai viskas sujungdavo irgi PM1, PM2. Tai kur ta teisinga linija, žinai. Įdomi labai. Tai vat, likom tokie visi, žinai. Pirmas sezono lengvai- gonkėm, taip sakant, žinai. Visiems jinai yra pirmas Tai sezono jo, gonkė. bet tai nuklausyk, Okay, ne kiemo lygio. Faktas, nesiginčiu. Tai dabar dar Koks jausmelis, kai pakeitimus- Laurį gavai į... Nu, iš vienos pusės gerai, iš kitos nelabai. Iš tos, kur nelabai jau kaip ir žinom, žinai. Ne, tai gerai, nu tai galima pasitikėti, gali sekti, Jo. žinai, gali spaust, nes, nu, tu jo gali pasitikėti, Jo. žinai, kaip jisai važiuoja, žinai, ne kažkoks naujokas, ne dar kažkas, aišku, nu, faktas buvo, kad bus sunku, žinai, ir tam dalinai ruošiame, žinai, greitis kaip ir panašus mašinų buvo, vienoje atkarpoje liktai jo mašina greitesnė, kitoje mano, žinai, tai toks. Ir dar per trefkės gavosi su polio, kad gavau jį pačiaisin, žinai, tai toks daugiau kortų atsidarė, žinai. Tai va, ir viskas kaip ir buvo pagal planą, beveik, iki mano lydo. Iki tavo lėdo. Šiaip porinį žiūrėjau, viskas kaip ir okei buvo. Nu, aš biški per anksti pasistačiau, tai mane tam pirmam posūkį biški į vidų patraukė, žinai, kas, nu, nelabai gražiai susižiūrėjo. Bet ten, tipo, už liniją labai daug atimt, nu, realiai negalėjai, nes vis tiek ta linija, nu, kaip ir pagal klipinus teisingai sujungta, žinai. Tai va, o dėl ko pralašiau, tai vėl čia yra kita istorija, žinai, nes šitą gavosi ten po tos sienos, dabar bijau sumiluot klipinais. 1, 2. Tai mes turim gi trasos schemą. Jo, Trasos schemą galima. pirma. Mes beveik pasiruošę esam šitam podcastui. O, jo, beveik pasiruošę. Tai va, 6 clipping zona ir realiai, nu, va, jeigu žiūrėjai kvalato, visi tenai susikampina. Jo. Išvažiavę iš to ilgo, nes ten yra, nu, tai yra normalu, nes tai yra, nu, aštresnis posūkis, kur tu ruošiesi, Plius lėtėjimas Persimetimai. ten gaunasi vos. nu, po to lėtėjimas, matai, va, raudono oranžinė zona. Nu, ir kas gavosi? Aš ten tipo pasikampinau, persimečiau ir gavosi, kad aš, nu, plačiai įsimečiau ant kerbo, kas realiai traktavo leidžiamą. Daug kas žinai. taip darė. Būtent. Nu, ir Heinoninas persimetė ir į vidų sulindo. Ir to pasiekoje buvo kontaktas. Ir, žinai, sako, tu stabdėsi. Nu, va, mepsas, aš va tai va ir stabdžiausi, vyrai. Nu, nada. Galima. Nu, yra, matosi, kaip ratai galiniai, žinai, su Šiaip rankinė. jo, tu būtent šitą zoną. Nu, va, būtent, žinai. Tai sakau, kur mano klaida? Tai sako, tu ten užsikampinai. Tai sakau, visi taip darė. Tai, Jo, bet mes pagalvolių programėlę matėm, kad tavo greitis ten krenta. O sakau, kitų jūs greitį žiūrėt pagalvolių programėlę būtent toj vietoj? Ne. Tai, o sakau, kitų greitis ten nekrenta? Okay, įdomi. Nu ir va toks važinai vėl. Man tai atrodo, kad jie įsivedinėja papildomus parametrus, neskirdami Tam per daug laiko. jo, ir ta prasme, fokusas, žinai, kad jį naudoja teisėjavimui, bet iš tiesų reikėtų turbūt, žinai, sezoną pažaisti ir žiauri prasianalizuoti. Jį nenaudoja teisėjavimui, jį pasiema kaip papildomo aspektą. Jo, bet tai yra parametras, žinai. Nu tai yra Tai parametras. yra parametras, Aš suprantu per tą prizmę, kad jie jungia, kadangi įvyko OZ6 klaida, tai jau tipo follow važiuojantis turėjo tai kažkaip atidirbti ir dėl to jis galėjo tą klaidą padaryti ir, nu, atsitrenkti. Nu, tipo, taip, tokia taip. idėja. Bet faktiškai tu vis tiek stabdysi to ten toj vietoj, kur Nu, to taip. reikia. Tai čia toks įdomus. Man tai atrodė, kad dinamika, ne ta, kad tu, žinai, pirmas poskis ten, žinai, vos netiesiai ten pirmų kampų, atrodo, žinai, žiūri į raną ir atrodo, kad bėgi. Bėgi ir tada buvom užsikompinį. Nu tai va čia buvo ir tų komentarų, žinai. Kaip sudeginti. Čia tave, tipo, žinai, dėl kampo. Nu kas dėl kampo? Čia trasos tokia dinamika yra, kad tu pradedi be kampo ir tas kampas link galo didėja. Nes tu nori, nenori, paskutinį kampą turi čiut ne 90 laipsnių į lėją. Nes stabdymo zona nėra didelė. O jeigu tu šveisi... Kaip mes matėm Andino ir Viečeko. Čia ne apie tą vietą. Dar toliau. Tai apie patį galą. Nes jeigu tu tipo mažų kampų įvažinėsi, tai ten įspjauna tiesiai į išorę. Ir tada gaunasi, tu nepasiemi pirmo klipino ir važiuoji tiesiog guma išoriai. Daug kas kvalai realiai tai ir padarė. Vat būtent. Nes vidinio klipo nesusirinko niekaip. Taip, nes ten, supranti, tas gaunasi, jeigu tu, nu, užsikaifuoji palei tą sieną, žinai, kad ledas čia viską gerai darau ir ten tą greitą persimetimą darai ir pavėluoji pasistabdyti, tave ten užvyčiai tolyn. Yeah.
ir gaudavosi tą problemą, nes mes irgi bandėme tą daryti, žinai, kad, nu, galbūt ten be rankinio, žinai, tą šoninį susistabdyti, nu, realiai neįmanoma. Tai va, ir likau nubaustas, o už ką šiai dienai nesuprantu, žinai, čia yra komentarų, žinai, bandai atsimazinti dar kažką, bet, nu, aš realiai nesuprantu. Bet ten yra daug momentų, kaip pasakyt, kur kyla visiems klausimų. Aš mačiau diskusiją dėl Dino atvažiavimo į startą, dėl Igano atvažiavimo į startą, ten dabar laiko norma. Taip. Ir buvo jau, reiškės... Tai čia tiek, kiek tu matei, mes dar kiek čia turime. Aš įsivaizduoju. Šitą masterių, tai ten... Aš įsivaizduoju. Ir mačiau komentarą Liftmasterių direktorius, kad, nu, žiūrėkit, čia pirmą gonkę, čia naujos taisyklės, mes dar improvinsim jas. Nu, tai supras, kad šiek tiek prisijama gruzo, kad tikrai viskas nebuvo tobula. Prisijama. Man šiaip vienas iš dalykų, kuris kilo kaip klausimas. Ne, pernai, man atrodo, įvedė tą, kad po kvalos dienos dar yra tas papildomas polniai. Yeah. Jo, pernai įvedė. Ir pagyvint. Nu tai šiemet pagyvino. Ne, šiemet pagyvinau, kaip vyva. Aš kaip ir pernai pasakysiu, tie keli taškeliai, žinai, galė sezono gali daug lemti. Galim. Ta kvalifikacijos diena žiūrovui. Visiškai neįdomi. Kaip tai padaryti, kad būtų įdomu žiūrovui ir būtų driveriui, žinai, naudinga važiuoti dėl kažko. Tai faktas, kad atsiranda tą riziką, ką mes apturėjom šitame etape. Žinai. Bet aš bijau, kad čia dabar labai visiems turėtų kilti klausimas, ar ta rizika yra kažko verta. Matai, viskas būtų gerai, jeigu būtų tie normaliai blokai surišti. Pradėkime nuo to. Ten nusiskleidė biškai? Gavosi, kad, Viecikas užkabino galu, tada šiaip video sulėtint, matosi, priekiu trenkėsi, jį biškį atšokdino ir jis atidarė kitą bloką. Tai va, kitai dienai jos sutempė smarkiau ir mes nebeturėjome atidarytų blokų. Nes buvo vėl iškilta diskusija, kad jos iš vis iš ten, žinai, traukiam. Bet ta trasa neleidžia taip daryti, nes tada atsiranda žvyro 2 metrai, kur tu realiai gali sustoti dar kažką, bet tada pakelia mašiną žvyrą, o žvyras eina į pietus. Nors tinklai pakabinti. Ne, tinklai gaudo mašinas, ne... Ten taip aukštai, žinau, kaip jie pakabinti, ten nežinau, ką turi varnas gaudyti. Ne mašinas, akmenis. Statistika, ne? Ne, tai aš žinau, kad Šilginėje Gediminas Levickas nuleidęs ratą iškasė vieną akmenį, kurį sugebėjo pakelti 30 metrų į aukštį ir pataikyti savo draugelių į veidą. Čia yra vienas baisiausių mano gyvenimo, galima sakyti, momento, ne, ir žmogus dantį nusiskėlė. Nes sukando dantis labai stipriai, sugebėjo nuskelti dantį ir lūpą prakirto. Linkėjimai, Martynai. Tai nuo tada pas mus yra dažasvidžio tinklas renginiuose. Pamenat, aš turiu dažasvidžio tinklą dėl šito reikalo. Tai jo, akmenis skraidom. Į kosminės erdvę, žinai. Tai va dėl to ta blokų siena neatsirado, nors jinai atsirado čia labai nesenai. Tai galėjau juos prainformuoti, kad paintballo tinklai geriau veikia. Tada akmenų bėda išsprendžia. Ir šitas prezidentas irgi sakė, matom, kad čia yra su blokais problema šita, tai jeigu kitais metais čia vyks, mes atsivešim savo. Iš tos, kur Lenkijai naudoja. Kodėl, pavyzdžiui, padangų ten surištų kažką? Padangos verčia mašinas. Pirmas dalykas verčia mašinas, o kaip sakė, ir jos įtraukia. Jo. Nuo bloko tu atšoki. O padanga, kai padanga tave suvalgo. Pagaus. Jo. Okay. Tai čia skirtingas funkcijas jie daiktai, žinai, atlieka. Ok, tai teoriškai praėjo 2 masterių etapai. Praktiškai vienas, dabar jūs važiuojat į Suomiją, ne? Šiaip, kadangi Jovaliuko buvo pas visus, ne, Viečiakas, Pšigonskis gerai tam prasitaškė irgi. Jo, traversą, kiek mačiau, privyrino prie Landžerono. Jo, aš irgi tą dalį iš tiesų mačiau. Kaip? Traversą Vilno prie Landžeronų, nes varžtai nulūžo. Ok. Jo. Aš mačiau, jo kraštais visus blokus gerai pajudino. Ten bankai. Taip. Tai toks, sezono pradžia švelniai tariant įdomi. Jo, ir Pšigonskio čia nauja mašina. Aš nežinau, kodėl jis antros neatsivežė su fūro važiuodamas. Jo buvo mintis, matai, jisai Lenkijoje dalyvauja. O kaip? Jisai turi 2, su viena dalyvauja Lenkijoje. Nes, pavyzdžiui, Suomiai daug kas
pasigamino ir Juha antrą, ir Keski Korpį antrą. Jo. Tai dabar iš Ispanijos tiesiai viską į Airiją, o su naujom antrom važiuos tenai. Nu tai Pšigonskiui irgi ta pati idėja buvo, tik tai aš kiek žiūrėjau, kad jis dabar Lenkijoje dar su ta suvažiuos ir kad ta yra šalia, palyginus, žinai, kas 2 dienos yra. Bet jo, jaučiu atsiras greitai vežiojimas. Aš tai manau, kad po šitos bankės, nežinau, ar tą mašiną bandys prikelinėti, bet įtariu, kad ta antra atsiras pagrindinė. Yeah. Gera gonkė buvo. Nu, šiaip... Motorai, viskas ten. Matai, Pšigonskiui kas buvo? Pšigonskis pasisekė, kad jisai blokų netidarė. Tai jisai gavosi, žinai, kai Rygoj 3 per sieną, žinai, tas galas, priekis galas, žinai, Ja. ir viskas. O Vieceko principų jisai grinai atidarė ir suvalgė jį. Na, žinom, kad Viecekas turi 4 vienodas supras, tai gal Tai čia- baisiai ašaros nebrauks. Aš manau, O kad jis pakeitė liūdniausia buvo tai, mašiną? kad jis negalėjo važiuoti. Negalėjo. Tu negalėjai, su Negalėjo. kuo kvalai dalyvavai su tuo ir Su tuo važiuoji. turi. A, Jisai turi tų mašinų? Nuėjo, techniko, žinai, šitas žmogus pas jį. Nu, ir tiesiog neleido važiuoti, nes aš jau ten, kai nukrovinėjau, žinai, prieėjau, norėjau dar šiaip nuotraukų parodyti, bet ten, aišku, viskas yra top secret, kaip ta mašina pagaminta ir čia visi, žinai, va tai va, žinai. Na, aš patėliau. Tai va, tai stakanas atplyšo nuo tos vietos, kur nuo firewallo ateina, žinai, arkos. Ir va čia, kur stakanas, nu tai va čia nuplyšė. Bet tai ten viskas aliumas, žinai. okay. Aliuminės mašinos, lengvos mašinos. Longeronai būtų nusukti, žinai, ir panašiai. Ne, tai ten jau... Ne, tai čia... Eilinė Buferis laužas. lūžo, žinai, vat, irgi įgėdimo. Tai va, Okay, ten, tai- ten kėbulo keitimas. Nu, tai gerai, kad atlis turi lyšnas. Sezonas ilgas, kaip matom. Bet, žinai, šitą, kai aš dar sakiau, žinai, drifto dievas pasirodo yra, žinai. Kai mane taip išbanino, sekančių važiavimų Heininas tiesiog numontavo ratą Ta-ta-ta-ta-ta. Okay. su randalu. Okay. Tu matėjai Oliverio grįžimą į Estiją? Randalu? Jo, mačiau. Jį žmonės su vėliavom pasitiko. mačiau. Ir taip toliau. Ta prasme, Estijai, manau, kad nacionalinė šventė galima jau Šiaip. kabinti. Ta savaitgalį tai visur šovė. Nu jo, ir rally Aš šovė. šiaip gerai važiavau. Nu, Tai jo, ir Oliveris Eurovizija, bus- ir Pesūras, ir Randalo, nu, tipo. Pesūras Negali beje sakyt. bus Baltiko etape, iki to daisim. Bet Dalyvaus? jo. Gerai. Kalbant apie gonkės, kurios žiauriai daužo mašiną. Simai, kaip sekėsi Rygoj? Gerai šiaip. Šiaip irgi lygiai taip pat prisidarėm įdomių pokyčių. Pasikeitėm suvedimą, pasikeitėm galinės spiruoklės, dadėjom powerio, dadėjom sukibimo. Tai buvo tas pirmas išvažiavimas į trasą, kai, nu, taip, gal kaip praeitais metais važiuoju su tais pačiais atskaitos taškais, tai nei vieno klipo nepaliečiau. Tada ties antrų važiavimo jau suprantu, kad, nu, galima truputį drąsiau, nes mašina daugiau leidžia ir daugiau atleidžia. Nu, bet Nu, faktas, tai jau matėm. ne, antras geras. antras realiai buvo geras, viskas sakai, kvalą praeičiau, o trečių važiavimą, matomai, Nepraeičiau. jo, Nepraėjai. per daug stipriai į išorę pastačiau, matomai, pirmam klipe. Nuspaudė gazą ir tikėsi, kad mašina važiuos į vidų, bet jinai tau sako, palauk, tik čia, ir taip po truputį į galą. Ir tada jau jaučiu, kad jau nuleidinėjau ratą ant smėlio, ir tada kažkokia auksinė taisyklė galvoju pradeda skambėti laikyk dugną. Never Laikyk lift. dugną, never lift. Niekas niekada nėra išsaugojęs mašinos kalės per stabdžius. Tai gavos, kad bent jau per filmuotą medžiagą, kai žiūrėjau, tai tas never liftą ir davė, kad nesu ketvirčių galinių į blokus parėjau, o ratas taip įsisuko į smėlį, kad tada tiesiog atšovė ir tada jau gaunasi, kad, nu vis tiek, jėgos kažkiek sugėrė, vektorius gavosi, kad su priekiu, su galu apsisukau palei blokus, bet tai buvo daug geriau nei Tai kas jo, galėjo būt. ten toks švelnus prabraukimas, grubiai. Tai, kad jūs pasakius. suprastumėt, nei vienas radiatorius neprakiuro, realiai priekinis bežbaras ir galinis suveikė pilnai, tai iš galinio nieko neliko, bet ramiai kitą užsukiai, jokie taškai nelinko. Tai pakankamai laimingai, nes G-Fabas tiesiog šaiką pribėgo, aš jau galvoju viskas, mašina jau kaip atvežė, aš jau ramiai su Kuzmarskis kalbu, kad čia jau bus daug darbų prikelinėt, po kokio pusvalandžio matau, kaip mašina jau rėda, sako, nu, tai eik testuot. Aš jos taip žiūriu, tipo, iš čia rimtai. Sakau, nieko nesugadinai, viskas sakai. Tipo, Ne, ten traukiu porą devulis už ausų patempė, biškį Jo, atgal į tipo, trasą. po porą tų traukių pareguliavo ir viskas ok. Tik tai po to prisiverėm dar didesnių bėdų, kurios man labiausiai nepatinka ir iki dabar. Tai kvalas ten kaip ir viskas ok buvo, nu, išvažiavome į kvalą viskas ok. Antrų važiavimų jau normaliai, su pirma zona jau susigyvenau, pravažiuoju ją.
ties antrą zoną, jaučiu, kad aš žiūriu į trečią zoną, bet mašina pradeda nevažiuoti į tą zoną. Ir aš taip galvoju, keista pakankamai. Iš trečios į ketvirtą važiuoju ir keičiasi variklio garsas. Ir taip, čia jau tikrai kažkas negerai. Ir po truputį mažėja poweris ir aš susukinėjau palei blokus, susisuku ir motoras neprasisuka. Ir toks sėdžiu, what? Tipo, kumas naujas, nieko negali būti blogo. Suku, niekaip neprasisuka. Ok, pasikraunam, davažiuojam iki pitų. Tai tipo užkando? Pilnai. Tai davažiuojam iki pitų. Nu ir pirmas dalykas, ką tikrinam, tai ar prasisuka motoras ranka. Tai žiauriai sunkiai kažkiek sukas. Tepalo filtrą atsisukam, gražu, švaru, nieko nėra. Ir Aleksas sako, man atrodo, žinau kas. Kompresoriaus diržą nuėma, prasuk motorą, prasisuka, viskas ok. Tai kompresorius tiesiog arba kažką iš vidaus savyje pagavo ir literaliai užstrigo tiesiog kompresorius. Tai išserdėm, kiek galėjom, bet realiai neišserdo kompresorius, nes jo principas yra, kad jis turi prasisukat išserdyti. Tai kodėl tiksliai tai vyko, dar aiškinamės, teks tikriausiai pjaut per pusę kompresorių, kad išsiaiškins, nes įsiurbime jokių skilių neturėjom, tai negalėjo koks nors akmenukas arba dar kažkas iššokti, tai... Kažkas 10 raštą paliko. Kažkas... Galbūt 10. Čia dar tikriausiai kažkas viduje, ar tai guliukas, ar kas gal pasidavė tiesiog. Aš šiandien, man atrodo, Filtrą sutraukia, kai sukaisi. Šiaip didžiulius naujus filtrus nupirkau, viskas idealiai buvo, specialiai perėm dar hamutus, kad viskas būtų ledas, nes throttle responsas daug pagerėjo, kai užsimovė 2 kosminiai filtrai. Tai toks buvo žiauriai keista, nes ir filtrę žiūrėjom, kad nebūtų nei vienos skylutės, tai nieko neradom iš to. Aš šiandien... O po to žiūrėjai? Jo, tai po to ir žiūrėjau, nes išardėm visą įsiurbimo sistemą ir žiūrėjom. Aš, matau, šiandien ryte mačiau, kad Simas ieško, kas parvežtų 40 kg siuntinį iš kažkur Lenkijoje. Tai jau supratau daug mažkulį detalę, nes blokas sunkesnis būtų. Žinai. Kontekstui gaunasi, kad, tebūnė ten slengščiai, buferiai, čia einamos dalis, dėl jų vert negali, bet kai kompresorius už 2000 eurų taip tiesiog paima miau pirmoji gonkį, tai toks būna, galėjo variklis susprogti. Jisai miau visada daro, jeigu taip. Alekso čia buvo tas pats kompresorius, kur tiek yra iškentėjęs ir aušinimo nesužiūrėjimų ir dar kažko, jis vis dar sukasi, plus pas jį dar yra mažesnis kremulys. Pas mane praeitos sezonos. Greičiau sukasi. Jo, jis daug greičiau sukasi nei man. Tai kažkoks sutapimas. O mano kompresorius pagal idėją iš vidaus buvo ledinis palyginus. Tai vat lediniai daiktai ilgai negyvena. Tai benas. Geriau tuos iš pakrūmės. Kur žiūri į daiktą, jisai tikrai neveiks, žinai, uždedi ir pamiršti. Tai dabar realiai tikslas susirinkti biudžetą, kad kompresorių gaut, o toliau visą kitą... Man atrodo, bus naujų pakabukų. Sekite naujienas. Teks, nes mažiausiai ko tikėjausi, dar po to pavaliojimo galvoju, tebūnė, ten visas detalės galiu, jeigu ką pasigamint pats, su aplipdymu kaip ir jau turim palaikymą, su lipdukus lygiai taip pat, ir tada tas kvalas paskutinis važiavimas, kur jau, galvoju, dirbsiu su to, ką turiu, mašina ten gal truputį kreiva yra, nes vis tiek suvedimo idealus nepasidarysi. Ir tada sustoji dėl kompresorius, tai čia mažiausiai ko tikėjausi. Bet tada galvau, kad blogesnių gonkių neįmanoma turėti, nes ne motoras sprogo, o brangiausia dalis ant motoro. Jo, jam 113, po kiek dabar vaikšto. Myliai, po kiek dabar 113 vaikšto. O kas su Aleksu buvo, tai Aleksas praėjo kvalifikaciją, susivažiavo, pasistatymas visai neblogai gavosi, palei zonas visą susirinko ir gale. Antrą dieną pas jūs tai baseinas buvo. Jo, antrą dieną tai ten buvo tragedija, irgi automobilis ant sauso su 12 kg galiniam spyruoklėm važiavo tobulai, o kai palijo, gavosi, kad mašina kai ant ledo visiškai važiuoja. Tai vat Aleksas važiavo visą dieną, tiksliau, ryte važinėjosi, bandėsi prisitaikyti, bet keikėsi labai, nes nepadėdavo. Realiai reiktų kažkaip suminkštinti važiuoklę, nei iš amortiko. Nes amortikas duodavo tokį prilipimą labai staigų, kuris irgi neatsipirdavo, tai mašina niekaip neišeidavo, kad važiuotų to lygiai gražiai. Arba jinai visiškai be sukibimo važiavo, tai pas jį ta pati problema ir įvyko, kai Top Trim 2 važiavo, pasistatė išorinį zonui ir mašina tiesiog taip gražiai įtempė į išorę ir išvažiavo iš trasos. Tai pasisekė, kad ne taip žiauriai kaip aš, bet, taip ir pralaimėjo. Greičio biškis skirtumų, žinai. Jo, mes jums sakėm truputį lėčiau pasistatyti, tai bent jau kiek žiūrėjau ant bordo, jis lėčiau pasistatė, bet kai atsidarė, nieko visiškai mašina nedarė. Atrodo, kad, tu to gaziuku tai gali daryti. Matai, jeigu jisai ten pasistatė ir užlipo ant naujo asfalto, kuris yra užkleipino, tai ten yra normalu, kad ten daryk, ką nori, mašina į išorę. Lygiai taip pat, kaip tu persimeti prieš tribūnas į tą antrą posūkį,
Kas ten įvyksta, tik tai viską atleidi ir Jo. vairuoji. Dėl to, kad ten yra naujas asfaltas ir plus gumos uždėta, tai ten to sukibimo neturėsi. Lygiai tas pats, man atrodo, pirmam posūkį užklipino yra naujas asfaltas. Nes anksčiau ten būdavo, toks prakritimas, Jo. o dabar jie uždėjo naują asfaltą. Tai jeigu jisai tipo ratu kiek tenais žiūrėjau, važiavo, tai tikėtina, kad ten dėl to taip įvyko, žinai. Mes propagavom tą, kad ant šlapio kuo anksčiau pasistatyti, kad galėtum tą visą inerciją sugerti ir atidirbti. Tai aš kiek žiūrėjau, jis gavosi dar gyveno, kaip įvažiavo į tą zoną prieš, kaip ir zonai pilnai buvo. Ir tiesiog, kadangi sukibimo visiškai nesugeneravo ir matomai gal per daug inercijos buvo, tai vat į tą vietą visiškai ramiai išslydo ir ten jau be šansų pagauti. Čia tas yra niuansėlis. Ten reikia važiuoti su plyta. Atmo. Tai mes Pageidautina galvojom- raudoną kregždę. Buvo tokia idėja kompresorių numesti ir važiuoti su važiuoti. Manau, kad būtų žymiai geriau. Bet čia tai jums taip lengvai nusimeta kompresorius? Realiai. Diržą numetė ir važiuoji. Man atrodo, dar kažką reikia padaryti. Nes aš šiaip su Valdu bendravau šitą temą, ką mums daryti ant turbininių šito klausimu. Tai jeigu bus, kad šiemet panašiai lietaus, tai važiuosit su džiaizeku standartiniu. Atmo. Taip. Bet čia nereikia programos tam turėti kažkokias, ne? Fiškė atjungi ir go. taip. Klausiau Valdo, tai veik, žinai, nes, aš taip teoriškai viską sugalvojau. Sakė, jo, viskas leda. Ok. Čia, kur, žinai, technologija. Bet klausimas, ar nebus per daug, žinai, tos 285 standartiniam 3 litram. Ne, piratas tau pasakys, kad 265 velė su kiek ten 28, tai 3 litris 285 vėl, normaliai bus. Tai kaip tik tuo momentu, kai ten išsibaršiau mašiną į tos atitvarus, tai prie tas Ketkauskas ir sako, žiūrėk, čia ne tavo žvakė, ir rodo man žvakę, kuri visiškai ten sulamdytas ar nudegus, taip ir nesupratau, žiūriu, aš jį sakau, čia rimtai iš tavo variklio. Jo, visiškai, aš irgi važiavau iš poilsio, tai, į poilsį išėjau. Šiaip žiūrint, tai mes irgi stebėjom tą etapą Rygos, tai lietuviam kažkoks nesėkmingas anas. Nes šiaip ir mašinų hebra pridaužė, ir Kvetkausko motoras. Aš vakar su Telmentu šnekėjau. Ir Telmentas. Telmentas grįžo, pradė, tai sakau, tai su chuligankė atvarysi. Nes mačiau, komentavo kažkur, kad bus daug chuligankių Baltiko etape 31 gegužės. Sako, ne, jaučiu, kad vis tik neatvarysiu ir pasirodo, kad techninė bėda. Irgi, dingo paudis. Okay. Dingo pavadis ir tiesiog nuėjo tiesiai. Ir yra nemažai reikalų tą padangų krūvelę išmušus. Niekas, taip gal žiūrint į tą padangų krūvą, tu nesupranti, kad jinai sveria neįtikėti. Žinai, kas supranta? Tie, kas juose jau buvo. Petronis. Petronis. Jo, tai jinai sveria žiauriai ir kai ją reikia teisėjam pataisyti, mes esam kažkada atsimenu Rygoje teisėjam padėti pataisyti metriuką, nes 5 bandė pastumti, nepastumė, tai ten gal 12 žmonių, žinai, išlupo. Tai jo, tas daiktas jisai minkščiau pagauna negu betono siena, bet tikrai nešvelniai. Vėl čia šiaip galima buvo Rygoje ir sulyginti, žinai, nes Sandra irgi pirmam posūkį pusašis nusisuko ir atsuko tiesiai. Žinokit, kiek teko girdėti, tai gavosi, kad ten jau iki pasistatymo tas pusašis pasilaido ir ar jinai to nepajautė, ar kažkaip taip ir gavosi, kad jinai jau pasistatė jau Blemba, žinok, aš nebūčiau tikras, kad taip. Nes jinai atsidarė ir ta mašina dar šonu ėjo ir tada buvo tik tai turbūt paaukšti, nes aš esu turėjęs šitą problemą, kai pusašis nusisuka ant ąžuolo. Persimečiau, atsidariau ir jisai man špok ir upelis. Ir tada jau nieko negali padaryti. Tu visiškai keleivių tampi, ten pavairuot gali tam bulvekasi, bet ten toliau kur neša, ten neša. Dalykas, kurį reikėtų pažymėti, kaip gal net, sakyčiau, labai sėkmingą ir ultra sėkmingą dalyką, tai yra, kad ponas Andrius Čibirka grįžta pagaliau į Pro lygą. Pasakė, kas vaikus užaugino ir į mokyklą išleido per tą pertrauką. Būtent. Jo. Per tą pertrauką Andrius būdavo Matsurio, toksai svečias, kur iš vakaro irgi sugalvoja, atvažiuoja, padalyvauja. Bet pagaliau
aš 4 metus girdėjau, kad liko sumepint. Tai pagaliau sumepina. Visą sezoną Šiaip- važiuos. Kiek mačiau, neblogai jums sakė. Mačiau, kad palapinės ieško pirkti, tai jaučiu, kad jo. Jo, aš irgi kiek vaizdo įrašų mačiau, tai šiaip neblogai. Nu tai, žinai, Atrodo. nepamirši, Rygoje- kaip tuo dviračiu taip. važiuoti. Rygoje įdomus dalykas buvo. Anksčiau tai susidurdavom su ta bėda, kad mes turim, nepakankamai powerio, kad ten įsibėgėti iki to reikiamo greičio ir, pavyzdžiui, blušas, tai ten tiesiog tau pamojavo ir Tai ten kita tema apie blušą. Jis labiau tiesiai mėgsta važiuoti. O dabar buvo tokia tema, kad mes jau su dogboxais normaliai įsibėgėjom, bet, pavyzdžiui, dauguma lydų sugalvodavo statytis čia ant sauso, kai dar sausa diena buvo. Tarkim, ant 140, Yra. kur yra 4 bėgių tiesiog rieda, privažiuoja, pasistato ir poweriu visą zoną idealiai Taip. iš čia iščiažia. Taip. Ir dauguma tai pradėjo daryti. Ir mes šitos vietos nesupratom, nes praeitais metais nebuvo tokių problemų. Prieš Vinžigersį, bet ką važiuotum, gazas dugnas ir bandai pagauti. Tai va šitas žiauriai nustebino ir Aleksą, ir mane, kad šitų dalykų atsirado. Oi, susidursi dar su daug dalykų. Nes aš peržiūrėjau kaip tik ir masterių porą tų žmonių, kurie onboardais pasidalino, tai irgi ta pati, sakė, problema buvo, kad ir masteriuose skirtingais greičiais pasistato. Jo, ir Rygoje. tas būdavo sunkiausia, man irgi, aš dar atsimenu, kai su Kem 6 važiuodavau, tai būdavo tokie irgi, kur pasistato ir, žinai, dabar vidury klipino ir atsidarau, žinai, Jo, jo, jo. inercijos paslysti, o tu gaunasi, vis tiek šiek tiek vėliau statais ir tavo ta inercija yra, didesnė negu Jo. jo, žinai. Ir kas įvyksta? Ir šitas buvo žiauriai max keista. Nes realiai vaizdas toks, tu priedi, bet realiai bus kadras epizodė arba šiandien, arba rytoj išleisim, tai tu vieną permeti bėgį, ir 4 bėgių riedi, atleidi, žmogus tave prarėda, pasistato, idealiai išvažiavo visą klipą. Ir tu toks. Na, jisai žino, kokiu greičiu jis gali jį Jo, pravažiuoti ir viskas. Žino, kokį Tai tik gripą įrodo, turi, kad žinai. tas įsibėgėjimas yra per ilgas to mašinų. Įsibėgėjimas yra toks, kad tu su vaškė galėtum važiuoti, Jo, o Taip. su vaškė nebevažiuoja. Ir tas yra iš tiesų keista, nes po pernai metų Nežinau, kodėl jie nesutrumpina jo. Po pernai metų tam tikrų įvykių buvo iškeltas klausimas tarp Baltiko orgų ir teisėjų, kad davai įveskim minimalų padangos plotį 245, kad šiaip realiai tai, kad Norbė išmest su jo 205 ar ten 225 kinietišką padangą, kad, palyginti visų iniciacijos greitį ir judėjimo greitį. Jo, nes, iš tikrųjų pasidaro nebesąmonė, supranti, kai tu atvažiuoji, su sukibimu, su poweriu, su 265 zestino, o su tavim prieš tai turi važiuoti paskui, žinai, kinietišką padangą. Tai žinai, aš tai buvau ne už, nes yra tų variantų, kur yra žiauriai lengvos mašinos, ne? Ir... Bet jų vienetai. Jo, bet, bet net ir jie, tarkim, jiem vis tiek žiauriai daug greičio reikia, kad jie pravažiuotų trasą, tai jie gal net ir nebuvo tokia didžiulė problema. Mane labiausiai nustebino, kai pro tačkos su pro poweriu tą darydavo. Tas žiauriai išneždavo smegenis. Ne, tai aš dėl to ir sakiau, kad, žinai, įvesta minimali padanga nebūtinai išspręs šitą dalyką, Ja, faktas. nebūtinai išspręs šitą problemą, nes jeigu pas tave po koją štuka 2, visiems nuvels, žinai, jeigu ar ten tas 245, tai išsispardysi visiems, žinai, tu gali tą patį daryti, tai, ne toks problemos sprendimas turėtų būti. Realiai. Bet dabar, kai dalyvių pro lygų yra pakankamai sočiai, žinai, nes seniau būdavo, kad, žinai, trūksta, reikia čia iš semipro kažką pritraukti, taip toliau, dabar tikrai yra sočiai. Rygoje tikrai trefkių vyksta, žinai, tai atrodytų visi bus, žinai, jau pasiruošę, bet tai man atrodo vienintelis dalykas, kuris yra likęs, kad reikia trumpinti startą, žinai, ir priversti visus eiti pilnais iki pat. Jo, Va, čia tas vienintelė vienintelis problema. išgelbės. Greitis gali skirtis. Šiaip, žinok, visai fantas, kur yra, kur, žinai, atsidarai ir pilnai šufliuoja iki pasistatymų, žinai. Ja, nes čia visa idėja ir yra, kad tada, bent jau taip padaryti, nes kad skirtingais greičiais pasistatom, čia viskas yra ok, bet bent jau nebūtų tų atleidimų. Jo, bet vėl gausis to, žinai, yra dar kas važiuoja su standartiniam didžiam. Net mes. Jo, skirtumas kosminis, galiu pasakyti, Tai va. standartinės dėžės. Tai vėl Kaip tas dogboxas? tas įsibėgėjimo sutrumpinimas, žinai, Mhm. pagal ką tu matuosi. Ar pagal standartinę dėžę ir kiek jam reikia, Jo. žinai, ar pagal, blūšą, jam gal dar ir per trumpas, dabartinis, kuris yra, žinai, čia sunku labai tą pasverti, žinai, Jo, bet supranti, tai kaip tas darosi, žinai, kaip mes tą darydavom, tai
pasiemi starto arką, per literaliai esam darę. Apgylę, kai padarėm irgi per ilgai įsibėgėjimą. Jūs sutrumpinot pradžioje, bet aš nesupratau, Ne, kam. ten buvo bailis, kad mes darėm iš pradžių pagal vaškę, tada ateina Vasiliauskas, sako, žiūrėk, aš prarėdu 50 metrų, nes ir visi prarėdės, aš tikrai niekas nepasistatys atėjęs pilnais ir gausis nesąmonė iš to. Saptarką, pasinešim 50 metrų, patrumpinom, pasižiūrim, o vaškė, Igorio vaškė, taip dievuliai iš visų įmanomų pastangų pasistato, o visiems kitiems jau faktiškai nebereikia atslydinėti ir pagauni tą balansą. O čia, žinai, Bet tas Rygoje nereikia driftas vyksta 15 metų. Bet tai supranti, Tai, žinai. tai kačiarga lygiai tas pats, žinai, tas nereikia atsileidinėti. Bet nei vieno pro mašiną nesibėgi, taip, vat, kaip pavyzdys mes bėgėdavomės šitam Ispanijai. Kačiargai nei vieną taip nevažiuoja. Visi ten ramiai davažiuoja iki to starto pasistatymų. Ne, tai Tai tu vėl- lygini masterius su, žinai, Tai, Čia tai good vėl aš to points, pasakysiu kad- kitaip, žinai, tiesiog ta trasa nėra vaškiam. Pradėkime Čia nuo kaip to. Kusmanskis pasakė, nėra per didelio pastatymo greičio, yra tik tai arba per vėlai pasistatėjai, arba per mažų kampų. Tai vad, Nu, masteris realiai visi bėgėjasi tą, ką duoda. Čia aš drįščiau ginčyti, žinai. Nes kačiargai dabar nuo pasistatymo paimtų su va tą masterinę mašiną ir pilnais ateik. Tai jeigu tu anksti pasistatysi, tai tu tiesiog neįčiuoši. Ja, tai Arba tavęs neištrauks. Čia ne, tai tu gali pasistatyti ne į tą pusę, kaip Andrius mėgsta. Pasistatai pusę kilometro per anksti ne į tą pusę. nebent. Ir ateini su manžu jau, žinai, tiesiog pasiūlė ekstra posūkį. į kitą Nebent, dažnį. nebent. Tai, kas šiaip, pirmas dogboxai, kompresorius, tu Aš pagaliau esi pro, Ne. bičias, ir ne tik dėl to, kad kombinezoną turi. labiausiai viską pakeitė labiausiai pakeitė viską velenai, nes dabar gaunasi, kad tu realiai iki kokių 6000 apsukų turi tą maksimalų sukibimą ir nuo 6 iki 7.2 tu nuspaudi gazą ir ribotuvą išeini. Tai čia buvo naujovė. O šiaip dogboxas tai crazy dalykas. Ta prasme, taip kaip gali permest tos bėgius, neatleidęs gazo biškį su sankabėlė sužaist, tai toks cheat kodas, kur su 3 dizelio dėžė be šansų kažką panašaus sugeneruoti. Sinchronai niekada gyvenime net arti to nebus. Čia, bent čia Niekas nebūtų pagalvojęs, žinai. Ne, tai tu dar nestumdė pirmyn atgal. Benas su Haždal sakytų, čia tikrai taip gerai. Bet jo, kosmosas kaip Norėjau galima- sakyti, bet susilaikau. Tipo jo, ir automatiškai nuo to, kaip ir minėjau, Powerio ir Dogboxo pagreitėjo pasistatymas kokį 20 km per valandą, kas yra tokia atkarpoje, daug jaučiasi. Taip, taip, taip. Smegenim jau sunkiau buvo susiorientuoti, kur kokie taškai aplinkui juda. Nenaudok. Smegenys tau ten nepadės. Bet pagrindinis dalykas, ką davė, tai pasitikėjimą automobiliu, kad startė tau nereikia prakaituoti, kad kažko nepasivysi. Va šitas yra esminis dalykas. Ir Tai- dabar kiekvieną kartą startuoja ir nėra jokių pašalinių minčių. Tu žinai, kad, be šansų pabėgti. Ką jūs atsukot? Dabar šiuo metu 5 PM į ratus, bet čia su senu skrėmuliu. Tai Aleksas, žodžiu, trumpai. Aš pasilikau tą patį seną skrėmulį ir tik vėlenėlius užsidėjau, tai 5 PM į ratus gavau. Aleksas mažino skrėmulį, bet nedėjo vėlenėlių, atsuko 5 PM į ratus. Tai aš dabar užsidėjau tą mažesnį Alekso skrėmulį, kurį jis panaudojo, ir gausis apie 620 į ratus kažkas. Gal. 100%. Gerai. Nes Aleksas realiai padidino su skrėmuliu, irgi kaip ir aš 8. Tai ant Alekso mašinos dar dadėk velinus 8. Jeigu matematika čia taip paprastai veiktų, žinai, Taip ir bus. tai 17 cilindrų variklis turėtų visada 1000 variklių, Tai bet vat- nebūtinai. Pas Aleksą mašiną jautėsi, kad važiavo labiau viduriniam diapazone ir jis galėdavo ant įtampos važiuoti, o man tai buvo keista, kad aš važiuoju ant įtampos ir jeigu numinu dugną ribotkę. O su kibimo jau tiek, kad sunku iki klipų davažiuoti, tai toks buvo, Nuo Reikėjo kokios slėgio priprast. važiavo? 2,5. Tai O. ant baro sumažėjo slėgis. Ant kurių zas? Maksų. Tai idėja buvo, kad pagal mano ribotuvą aš galėčiau nors ir į 1,5 ir 2 nueit, bet tada, jeigu aš nukrisiu į apsukas truputį žemyn, kur arklių nėra, tai va tada jau prasidėtų problemos. Tai dabar tiesiog reikia priprasti, prie to minimumo. Bet tipo, suprantant, ką darai, 5 PM į ratus, yra Rygoje. Baumanio, tarkim, mašina, nuo pasistatymo linijos žiūrėjau, kiek zonos suvažiuojamos kokiu greičiu, ar atitink, tai tipo, identiškai lygiai taip pat mašinos suvažiavo. Pas Baumanį tam plyta turbo, man atrodo, ne? Jo, tik aš O ne nepamenu. fizikas?
Koks skirtumas? Gali Šeši būt, nu, cilindrai. same, jo. yeah, same dalykas. O jis realiai kolį pirmas ir jis turėjo, nu, gerą tempą, tikrai gerą tempą. Kad dabar jau net ir vizualiai matosi, kad mašina yra įsikibus į asfaltą ir jau nebegali tų nesąmonių padaryti, kur, čia nedavažiau, tai dugną nuspausiu ir davažiuos, baigėsi tos dienos. Na. Okay. Benas vėl eilinė diena ofis. Okay. Ne, ten, žinai, kuo toliau į mišką, to daugiau medžių, žinai, Jo. aš to pasakysiu. Dar iš lygos kas įsiminė? Kažkas iš naujokų gal? Nes čia Gustui turim- gerai važiavosi, tik tai Gustas minėjo, kad porą vietų buvo, man atrodo, per kvalifikaciją, kad nesitikėjo, kad suspinins mašiną ten susidegino, nes būtų vieni iš aukščiausių balų, bet šiaip vizualiai kaip jis važiavo, tai, nu, pagirtina. Kaip Benas sakė, Yra potencialo. jo, labai daug. Toliau Lygiai tai tas ten- pats Baumanis irgi, nu. Šiaip teisėjų komentaras buvo toks po kvalifikacijos. Nusivylėm, pro lygos šių metų lygis labai krito ir tai matome pagal balus ir pagal nulių skaičių pirmose važiavimuose, sako, susimkit. Ir pagal balus ten buvo pakankamai prastai. Okay. Nu tai nieko, pasitaisys. Liftiškėse 31 dieną mes turim Baltiko etapą. Kažkaip jaučiu, kad abu varat, ne? Mhm. Ir varot ne tik jūs, šiaip dar labai nepušinom užsieniečių su registracija, bet nepušinom, nes paleidau registraciją ir ten iškart 16 ar 18 jų pasidarė. Tai gal reikės pasistengti, bet jau Mikael Railjan, čia yra ta gataškė. Turbūt, jo. Jo, tai kaip gataškiai sekėsi jaunuoliui? Estas jisai jaučia. Gatiškė, Gata- tokia žydresnė gal? Mhm. Jo. Neatkreipiau dėmesio, bet kiek mačiau kvalos važiavimuose, tai daug kampinimuose būdavo ir jį nubaudavo, man atrodo, taškais už tai. Jo, bet ten šiaip vaizdų turėtų būti, tai šiuo metu, jo. Bet powerio ir vaizdo ten buvo normaliai. tipo, Turim užtenka. 20 dalyvių šiuo metu pro lygoje, šiaip manau, kad turėsim tarp trim ir kem. Šiaip švariausiai važiavo, tai Levicko gataškė. Jis gerai zonas išpildavo ir ant šlapio lygiai taip pat važiavo kaip ant sauso, tai mes tokia žiūrėjom ir, dėdė moka. Tu man priminiai, mes paklausėm prieš podcastą, paprašėm, kad užduotumėt mums klausimus ir vienas iš klausimų yra labai panašus. Tuoj surasiu. Vienas mūsų ištikimas žiūrovas ir netgi dalyvis klausė, kas jūsų nuomonė geriausias Lietuvos lifteris ir kodėl jo vardas Gediminas? Klausė Adnas. Ne, būkim vieni, bet teisingai, Gediminas. Gražu žiūrėt, kaip iš patirties, moka važiuoti, 100%, no question. Realiai Rygoje tu gali matyti, kas bando išgyventi ir kas važiuoja ir žino, kaip ten davažiuoti ir tai 10 iš 10 važiavimų, tipo iš eilės pat karto tą patį. Tas Jis yra rado gražiausia. kažkokį vaistą, žinok. Nes ir Estija šiemet, kai važiavo, tai toks vaizdas, kad ramus, žinau, ką darau, nieko man daugiau nereikia, nei aš čia siekiau kažko, nei ką, kaip gausis Jo. taip, žinai. Kuzmanskas šiaip yra kaip pastebėjimas apie Levicką, kad jam jį domina top 4. Tipo, todėl jis tose pirmose betluose pasistengia, visą kitą paskui jau dzint, žinai. Na šiaip jisai nesipadina, žinai. Visiškai. Tai va ta jo vidinė ramybė ir yra turbūt Vaistas. esminis faktorius. Taip. Plus jis tiek vaikų turi, kad jau jį išmušti iš vėžių. Tai neįmanoma. Jam čia atostogos turėtų būti. Idealiai, jis važiuoja pailsėti, žinai. Tai Gediminai linkėjimai, jis irgi yra užsiregistravęs. Tai noriu biškai apie eventą papasakoti. Čia taip netyčia gavosi, kad ne tik turėsim Baltijos čempionato pro etapą, jisai šiaip, tradiciškai tai yra aphylo metas, bet jeigu matėt, kad Čerginės įvažiavimas nukastas pilnai ir jeigu jį turėjo nukast kovą, tai jį nukasė užvakar. Ir nudžiuginsiu, kad pagal sutartį su savivaldybė darbai turi būti atlikti iki Rytoj. gruodžio 17 dienos. Tai darbų vykdytojas sakė, kad apie porą mėnesių čia mums darbo, nes mes kaip ir dar turim rudens aphylo viziją, bet realybėj matysim, nes įvažiavimas yra per žvyrkelį kažkokį arba per trasos galą, kur tu iš karto atsirimi į trasą. Tai mūsų atveju žiūrovui būtų neįmanoma. Tai va, tai mes persikeliame Driftiškės, važiuosim Taugė konfigą, tai yra prieš laikrodžių rodyklę. Praeitų metų konfigas? Ne. Tai va, gausit palaužyti savo dėžės. Tai palauk, čia gaunasi.
Mhm. Gaunasi, kad važiuoji į kalną. Į kurį? Nu, tipo, Kadangi žiūrėjau videką, bet konfigo, tai tu tą prakišai. Ten į jūs laimėjo. kalną Kaip paskutinį kartą susiaurėjimas ir tada į kalną susiaurėjimas. Mhm. Ne, važiuojam, kaip važiuotume. Na, o tai gerai, kur startas? Kaip į Matsurio, Matsurio jo. startą Na, tai važiuotum. taip, o kur startas? Startas yra prieš pirmą posūkį dar važiuoja tiesiai. Ir iniciacija yra ten, kur pasišildymas. Na, tai taip, Jo. taip kaip ir buvo. Į Kalnioką. Tai nuo kalno leisit šviesyti betono sieną, bus smagu. Tai važiuojam tokia konfiga. Kadangi mačiau, kad Rygoje visi Latvijai važiuoja kaip ant bėgių, tai nusprendžiau parinkti tą konfigą, kuris nėra Latvijam labai matytas, o lietuviai yra važiavę. Taip, mes esame labai optimalūs. Tai 31 dieną, per vieną dieną prasuksim visą Baltiką, o 1 birželio netyčia nutiko Vasaros Matsuris. Vasaros Matsuris buvo paskutinį kartą prieš 2 metus. Turim dabar ten 100 plus gal užsiregistravusių, 80 atsirinkom ir davėm Latvijam 20 vietų, nes jie labai pyksta ant mūsų, kad jie labai nori važiuoti, čia yra buvę, normaliai jie lekia, žinai, ir visada lieka už borto rudenį ir pavasarį, tai sakau, davai atvarykite vasarą. Tai Bertans su Robai Worksais ten turi atsirinkti, kas tokie, ir kažkiek turėsim didesnį Latvių užvažiavimą, Matsuris bus trumpesnis, 8 vakaro baigsim, nes tai sekmadienis, plus, jau pavasario Matsuryje turėjom 1 valandą tamsos, nes buvo žiauriai giedra ir nesutemo aš ferverkus, šaudžiau 10 valandą ferverkus ir dar nebuvo pilnai sutemę, žinai. Tai nėra prasmės temti tą naktį ir turėsim gerokai mažesnį intensyvumą, 100 dalyvių, ne 100 šiam. Atsirinkom šiek tiek jaunimo, kad gautų šansą, žinai, paskui įrašyti į anketą, kad yra dalyvavę Matsuryje. Tai truputėlį atsišviežins Matsurio dalyvių, kaip čia, duombazė. Ir vėl bus geras leivas. Ir šiaip bus toks stiprus weekendas, 2 dienelės, žinai. Dar stipresnis bus Liepos 5-6, kur bus Drift Camp Max visos 3 lygos. Tai bus, žinai, Green Competition. Bet aš net nelabai liūdžiu dėl to, kad neturim dabar aphylo, nes pagal dalyvius, kuriuos aš mačiau Rygoje, aš matau, kad bus stipru. Aš matau, kad bus tikrai stipri gonkė. Parašė Volskis, sakė, turiu naują droną specialiai surinkęs, kad būtų 4K į ekraną. Dabar dar čia parašė Hebra, kurie virtualų Lietuvos lifto čempą daro, tai irgi dadėsim ten, kad daugiau grafikų būtų, rodytų balus iš karto, teisėjai gaus planšetės, ko aš nekenčiu ir panašiai. Ir turbūt. Yeah. Jo, ir jie turbūt, nes mes iki dabar, šiandien parašo, tai ką jūs naudojat? Baltą popieriaus lapą su lentele, nes jisai nelagina ir jam nereikia interneto. Tai pasibandysim truputėlį tą dalyvių line-upas pagal lygą, aš manau, kad bus tikrai nekūdas. Andrius Vasiliauskas turėtų sustartuoti su savo M2, kaip minėjau. Andrius paprašė padėti jiems suorganizuoti automobilio pristatymą. Jau kaip ir jį matėm, bet dar be liverio matėm. Tai jeigu viskas gerai, turbūt arba trečiadienį, arba ketvirtadienį prieš BetSafe by Betson, Drift Camp 1. Turbūt, kad prie Kauno Akropolio bus automobilio pristatymas, kur galėsit ateiti ir padabot naują MK iš arti ir Andrius biškį papasakos apie. Tai dar šitą sutikslinsim, bet jau turėkit omeny. Ir šiaip aš manau, kad bus vėl mažam kvadratinių metrų kiekį labai labai daug intensyvumo. Stipriai meldžiuosi už trasos atitvarus, betono sienas. Bet Betonai jaučiu dabar labiausiai kenties pagal tą konfiguraciją. Žemyno kalno. Tai ne, šiaip iš tiesų šitas konfigas mažiau daužo sienas, nebent leidžiantis nuo kalno padai nesąmonę, tada jau skauda. Ko pasikojus darovinio mes neleisim šitą renginį, kad ir kaip jisai labai labai norėtų, galės Matsurį rodyti savo lygį. Nes čia buvo daug tokių užklausų, kad aš irgi norėčiau. O Petras susirinks gal mašiną, nesiregistravo dar? Petro registracijos nemačiau, šiaip aš buvau, seniai dar neapkalbėjau, Mandžiūnai, nauja drifto trasa Vilniuje, buvau 2 kartus jau nuvažiavęs iš tiesų,
kas yra daugiau negu aš buvau per 10 metų NCAM. Aš NCAM buvau per 10 metų irgi 2 kartus, vieną iš jų su Lexusu LS-u. Limuzinu, ta prasme. Tai Mandžiūnuose, manau, kad jie bent jau planuoja pasitestuoti, šnekėjau su Rakašiu, nes nesiseka jam tenais pasiruošti, nes norėjo būti Matsuri, nepavyko, norėjo būti Rygoje, nepavyko, mašina vis dar nežinau, ar ištestuota. Tai nežinau, kaip Atlas bus, bet šitam layout'e pasakysiu taip, aš mačiau, kaip Atlas važiuoja su 3 litru, jis važiuoja tikrai leidžia drąsiai ir taip toliau. Kiek aš žinau, jis su 2.5 nėra važiavęs, su 700 arklių irgi ne. Ar aš norėčiau, kad mano renginyje būtų mokomasi tai suvaldyti? Nebaisiai. Kita vertus, pirmas posūkis yra pylimas. Tai, labai nesudaužysi ir ten, žinai, daugiau ten bus laužimas ir tos DCT dėžės laužimas, nes ten tikrai, kad keisis bėgis. Žemyn nuo sieno, palei betono sieną, jeigu ten sugripins, tai vaikelyti, kaip tas betonas pasijaus ir ties to sezonas baigsis. Kita vertus, Ryga tokią pačią sieną turi, ne? Tik biškai greitesnė. Lengvai, jo. Tai nežinau, kaip ten bus, iš tiesų dabar nešnekėjom šitoj temoje, bet aš jo vietoj geriau Matsuri sudalyvaučiau ir faktas, kad ta mašina nevažiuos iš karto gerai, žinai, tai aš neskubėčiau, nes jau čempionato nelaimės visiems. Tai kaip ir galima ramiai neįsibėgė, kaip pasakyti, labai galima gerai pasiruošti kitų metų čempionatą. Kas šiemet laimės, tai čia dar irgi bus įdomu pažiūrėti, nes jau Benas vieną etapą praleido, Andrius buvo, bet netobulai sekėsi, ne? Tai aš, matai, ne to tikslo kažkaip važiuoju. Tai mes visi tą žinom, bet visiems reikia, žinai, statistiškai vest, kad turbūt, kad nelaimės. Kiek etapų keltas? Keli keltas? Šitas vienas. Šitas vienas? Tai žiūrėt, čia visko gali būti. Jeigu toliau visiems taip seksis, ir tau susiekmė tą pasą. Gal reikia, žinau, realiai, aš pasiklausiau Šiaulių bažnyčios, ar būtų galima penktadienį prieš mišes užsakyti, kur visi susirinktume su koviniais ir juos pašventintų ir ne taip, kaip dvasiškas tėvelis šventina, bet nes, kol kas tas toks pirmas etapas labai skausmingas. Tai aš bandysiu tą trečią variantą, kur dar nebuvau su juo, žinai. Tai gal šitas sėkmingas bus, žinai. Važiuosi Petronė, buvusią? Nusprendėjau? Taip. Žmogus vaiškė pabandė. Profesorių. Jis man rodė kreivę. Aš galiu, gerbiami žiūrovai, jums parodyti kreivę. Kreivė yra, Su linija patogiausia prieš. Ne, jinai biški kyla, bet jinai prasideda per vidurį skalės ir jinai tiesiog lygiai užkyla. Tai papasakok, Benai, kaip kompresorius. Matai, aš bandžiau realiai. Neteisingai uždavai klausimą. Benai, taip. Kodėl Petronis buvo teisus? Kad ta mašina gerai veiks su kompresorium. Nėra ką kito dėti, aš tau sakau, džeizas, vienintelis dalykas yra džeizas. Religinis griuvimas vyko, matau. Matai, dar yra daug niuansų. Taip. Pas mus kaime juos atmazais vadina. Tai jau dabar papasakok. Ne, tai neaišku, kaip jisai gyvens ir kiek laiko gyvens, žinai. Čia yra pagrindas, nes realiai su tokiu setupu nežinau, kas dar važiuoja. Kitas niuansas yra, žinai, tiek metų su džeizu ir ten, aiškus, tas dviratis, kur, žinai, linciukas nukrito, užsidėjai, lėki toliau. O čia, ką? Bet čia tupiausias motoras žemėje. Tai jo, bet tu turi žinot, žinai, jo silpnas vietas, kažkokį zipą turėjo, dar kažką. Čia mes dabar varysim į Kuršėnų, žinai, su šakimą. Turėsi salvijų už zipą. Jeigu jisai bus. Nežinau, nežiau atsirašyti iš tiesų. Nes aš kiek žinau, šiemet jisai nevažiuos. Nevažiuoja iš vis. Nes Matsuri tai buvo. Tai Matsuris nesiskaita. Tai visi sako, kad nebus ir paskui kažkodėl trinasi aplinkui. Tai, anyway, užkūrus mašiną, kiek arklių yra? Kokia kreivės apačioje yra? Nežinau. Aš manau, kad ten turėtų niuansas, būti. Aš manau, kad ten turėtų būti 500 RPM, 400 arklių. Aš šildant mašiną įjungiu trečią bėgį ir būna sumaišai tiesiog ir tada tik tai be šildant supranti, kad trečias bėgis, o ne pirmas. Jo, bet pas tą senį ne LS-as. Ir nėra dvigubai daugiau realiai powerio ten. Tai
Jo, Man patiko. patiko. Man įdomu, ar įmanoma... O tu mandžiūnusi tik ir lakstai kol kas. Jo, ar ne? aš tik mandžiūnuose laikščiau, kiek aš 2 komplektėlius sudeginau, pabandžiau. Man patiko, bet reikia dar biškį prie jos padirbėti, davest ir bandysim važiuoti. Ir pasižiūrėti visus mazgus, kas šiai minutė vyksta. Įdomu, ar įmanoma sugripinti ją tiek, kad jinai neišveltų. Taip. Taip? Jo, jeigu Noriu prie taip sienos pamatyt. pridėšiu. Ne, manau, pagal pastaruosius mano bandymus Ispanijoje, taip. Manau, kad taip. Tai, okei, nu čia bus velniai rauto čirba, ne su Džeizu. Kada tu paskutinį kartą ne su Džeizu važiuoji? Matsūrė. Ne, nesuplyta, prolygai. O šiaip kiek sukasi RPM-ais? Šiaip nežinau, jeigu taip rimtai. 6,5 kažkaip turės spėti. Nežinau. Nu, tai ribot, kiek pastatyti. Nežinau. Ai, nu. Tengi paspaudė Jo. ratata, Jo. ką žinau. Nu. Ai, nu. Greit raudonas užsidega. Visada. Ok, tai čia bus įdomu, nes, tai jūs su Andriu abudu gaunate naują mašiną. Nes, nu, vienai Ne, pakėlė nu- Andrius naujam šasi su to pačiu S55. Yeah. Aš vapšė viską Vapšė Ne, viskas. pakaba ta pati. Ai, Vaisfabas, ne? Jo, ir toks pats, kaip atėjom antram, tas pats. Bet ta bazė tai turėtų duoti didžiulį skirtumą. Nu, nežinau, bandysim. Čia jau dar. Man ten patiko. Lengviau Nežinau. bus tilp Kuršėnas. Čia šitas Tai faktas. dėl to tas ir yra pasirinkimas. Vaiškė ir maža mašina. Jo. Nu, ir tilpsit pati turiu ten, bet Mhm. kalniuką apie Red Bullio arką lipimą. Ok, čia... Žinai, kai vienok exciting, kita vertus man po jūsų susitvarkyti reikia. Nu, bet nieko, O gal man tai prilips, kad aš po Kuršėnų visus masterius su vaiškė važiuosiu. Pala, bet realiai gaunasi, jeigu tą motorą perkratum į savo, tai tik tai sūkių skirtumas. Nu ir patvarumą Nu, čia taip tau neišmetam per atrodo. langą. Perkeltum. Nu, tipo, Ne, tai čia ir daugiau arklių šitam. dar daugiau? Jo, Newtonų daugiau. Ką jūs atsakot? 9? 900 ir štuka 60. Šimas 5 pėmą atsuko, 5! Jo, kur 5 pėm mes net sąlytų savim, kad dabar mums reikia pasivyti mašinas. Tipo. Tai va aš ir sakau, kad aš nežinau, Okay. kaip jisai ilgai. Nu, blin, Džigelskis ilgai važiavo, panašus motoras. Ir matai, Nu, žinai, dar turbavas. vėl atsirėmė, žinai, aš ir su Petroniu dabar pastaruoju metu pakankamai daug bendrauju, žinai. Turbūt ne apie vaikų šnekat. Šiaip buvo ta tema irgi. Ta, bet, nu, kaip kas padaryta, žinai, kaip su sankaba, kaip ten, žinai, nu, kad išsiaiškinti iki galo ir ar ten grostas ir reikalas, žinai. Mhm. Tai va, nes prie tokių arklių reikia ir sukibimo biški. Biški truputį nedaug. Ok. Tai vėl atsiranda tas biški niuansas, žinai. Rytoj planas dėt ant svarstyklių, pasižiūrėt, kom skiriasi galas nuo priekio. Nes kompresorius nepamiršk, kad čia sveria apie 40 kg. Mes pasvėrėm savo mašinas. Jau su drivetrainais, su reduktoriais, su gesinimo sistemom. Tai mašina pasunkėjo ant 5 kg. Dabar O gauna tie su O jūsų kiek difus galas to priekis? susidėjote, ne? galas priekis PM5, galas KM5. Strižainiai idealiai, tipo PM5. O reduklius jau susikabinot, viskas gerai, laimingi? Jo, visiškai jokių klausimų. Iš pirmą kartą. Ten paprasta Nu jo, kai matematika, ten žinot, realiai. į sieną, tai žinai, kada tos reduktorius sulūš. O tai kas per reduktorius? Šlapia visą dieną. Kas per reduktorius, ką čia buvo? 20, jeigu pasikabinot. A. Ten realiai faktiškai gali jį kaip ir įdėti be modifikacijų, bet Tai tada toks pats kaip 8. 8 ką turiu omeny. BMW 8. Tikriausiai. Kiek reikia? Čia jau po podcast'o pakalbėsim. Bet tipo idėja, kad jį gali kaip ir netaisyklingai įdėti ir be jokių adapterių, bet tada gaunasi, kad ir pusė, nu, žodžiu, kitoje lokacijoje gaunasi. nėra Yeah, taip bloga ten idėja. ir tų variantų galinio dangtelio yra ten nemažai irgi. Yeah. Žinau, aš Nissan nenaudojau šitą reikalą. Važiuok. Oi, čia prieš kiek metų? O. Simas pradiniai buvo. Ok, tai... Tai pabaigai klausimai gal? Jo, aš manau, kad renginį aptarėm, aš buvau prisirašęs tų krūvą temų ir, nu, iš esmės jo, apšnekėjom. Ai, šitą pamiršai pašnekėti apie Dino promazintą atvažiavimą. Jis yra toks abydnas, kad net nežinau, ar čia reikia, žinai, rabint toliau, bet
Bet šiaip įdomi taisyklė, kur ir Dinas sako, žinai, Išsiplės Tik- kokia taisyklė, nes ne visi žino. turim laiko normas, kada atsistoja vienas dalyvis į startą, mes turim ten 2-3 minutės priklausomai nuo trasos atvažiuoti į starto vietą. Mhm. Bet į starto vietą ar į pasišildymo vietą? Okay. O tai kaip yra iš tikrųjų? Nes šituo atveju, žinai, aišku, Dinas problemų turėjo, panašu bent jau pagal garsą, kad su 7 cilindrais išvažiavo į trasą, nes pro mūsų pitus išvažiavo. Tai jisai šildėsi realiai, kaip sak, prašildė startą Ranam, ne? ant 2 sekundžių. Okay, Nes jisai šildėsi, jau baiginėjo šildyti, žinai, tai starteris paspaudė randalų šviesoforą ir tada jau, kai jisai atvažinėjo iki finišo, išlindo, pasakė ne. Jeigu nebūtų išlindęs, tai taip, Dino atveju, tai žinai, žalia per tapkį ir dar spėtum į lydą. Bet tai čia nesąmonė. Tai va, tai toks dar yra niuansas. Tai va, būna, Bet kai naujas taisyklės. Vėl aš ką tik sugalvojau niuansą. Ne? Dinas okei spėja ir atvažiuoja, bet randalų stovi starte. Bet tai Dinas turi pasirinkti, kur važiuoti. O jie šito neapgalvoja. Yeah. Ir kitas dalykas, kai tu atvažiuoji pasišildyti, tu laiko tai nematai. Irgi nematai. Tai toks, žinai, nu kur... Ne, čia matosi, kad Plius yra rinkodarinis sprendimas. Jo. Plius Įganas atvažiavo pasibaigus laikui. Jo, dėl šito ir mačiau didžiausią Bet aš- diskusiją, kad o tam tai galima. Bet aš supratau, kad ten buvo jam pasakyta, kad tu tai jisai tiesiog norėjo, kaip, žinai, show-offą parodyti, kad mašina važiuoja. Tai aš tipo tiesiai čia pravažiuosiu. Tai aš ten, kiek supratau, ta situacija buvo tyli, bet tarpusavį, žinai. Okay. Aš taip įsivaizduoju. Nu, logiškai skamba. Okay. Tai klausimai, šiaip Vilniuškai iš čia daug prirašėt ir tai yra smagu. Kada Čirba M2 į trasą išliks? Tikiuosi šiemet. Kitas klausimas, ne? Kodėl piratas keliauja ant pardavimo? Piratas yra Ivanovų šeimos šliundra, turbūt reiktų sakyti. Nu, daugiau pagarbos. Čia kai mimas buvo, kai Rygoje normaliai užžydė, tai ir piratas nuo liepto. Tai ką, babkių reikia? Nu jo, Tiesiog, Rygoje ir- taip užžydė. Aš pamiršau visai, kad Aleksas Travers sakeitis, nes šoko į oro metrą. Jo, o čia Tas jį geras. pradėjo traukti prie vyro, ar kaip? Ten gavosi, Ten tikrai kad, gražus liveris ant tos mašinos. Antroj zonai lydas šoktelėjo ant karbo ir jį patiesino ir jie realiai susidūrė jau tada, ir tada lydas, kai supratau, atleido gazą ir Aleksas jam užlipo. Per ant ratus galinio. šoko, jo. Ok, kitas klausimas, ar bus Lietuvoje driftmasteriai naujoje Jonavos trasoje? Ar bus Jonavos trasa Lietuvoje? Jo, čia... Pradėti nuo to neužbėkim reikia. už Aš to. irgi Ir girdėjau įvairių dalykų. kitas dalykas, nu, viskas atsiriami į biudžetus. Aš pasakysiu taip, Bandana pamatė šitą, sako, 27 būtų kietai. Sakau, senė, žinau kainodarą. Tai čia, žinok, nu, pasakiau skaičius, sako, masteliu sumatuoju čia dzin. O Tai jisai taip, su jais taip. dirbė, žinai, tai kaip ir gal logiška, bet... Bet matai, Dar vėl... turi nutikti. Ir kitas dalykas, aš pasakysiu taip. Čia yra kaip Formulė 1 ir Silverstone'as, taip yra Masterį Ryga. Tai vyksta 100 metų. Žinai, Dinas yra pasakęs, kad tai yra jo mėgstamiausia Masterių trasa. Jo. Tai Ryga iš kalendoriaus tikrai lengvai neišsibrauks. Ar nauja trasa Jonavoje bus, žinai, patrauklesnė, nes Ryga tikrai bus pigesnė. Kartais. O kodėl tu lygini su Ryga, kodėl tiesiog vietoj kažkokio... Regionus. Supratau. Žiūrėk kaip į regioną. Lenkija yra stipriai didesnė už 3 Baltijos šalis. Ne, Suomija ten taip, toj pačioj Ispanijoje, Italijoje ne veltui yra atsiradę etapai. Tai yra naujos rinkos. Organizatoriam Ispanijoje driftas labai greit populiarėja ir tai yra vis dar švieži, žinai. Tai iššokiai šalį su tiek milijonų gyventojų ir tiek trasų, nu, kitaip matematika dėliojasi negu iššokiai į Rygą, arba ten, žinai, čia klausia, kodėl kad Čilginiai drifto nėra, nes 2, 3, 4 štuko žiūrovų nedomina. Matai, vėl Masterį. aš bent jau ką girdėjau, žinai, nežinau, kiek tame tiesos yra, ne Masteriai trasą nuomojasi. Yra keli skirtingi variantai. Tai va. Yra variantai, kur Masteriai atvažiuoja kaip franšizė. Ir vietinis organizatorius organizuoja renginį ir Masteris Makes sense. perkasi, bet yra variantų... Na, tai faktas, čia susitarimo reikalas, aš Jo, įsivaizduoju. žinai, Lenkijoje tikrai niekas kitas nedaro stadiono, o jie daro patys. Tai va. Toliau, kam spaust? Nežinau, paklauskit Punio.
Kada baudžiūnį pakviesi, kaip ragadas užšals, kaip sugalvoji tokį gražų liverį? Padėjo, Dovis. Man atrodo, ir Benui jis padėjo. Ne? Okay. Kada Ramoško gonkėsi sudalyvaus, irgi kaip ragadas užšals. Simai, kada persėsi į Melsą? Į ką tokį? Nu, jau beveik Melsas pas tave, Ai, nu, nu. tai gal jau Tai laikas. vien kodą tik pakeisti. Tai ir gal apie viskas. autobusą aš nekėjau. Ne. Taip, ir dar mačiau vieną klausimą Benui, tokį gudresnį. Tavo mėgstamiausia masterių trasa, kokią esi važiavęs per visus tuos metus? Tavo trasa. Jo, kuri yra va tau iš būtent masterių trasų, kuri buvo fainiausia? Nežinau, man su tom trasom, žinai, aš neturiu nei mėgstamiausias, nei nemėgstamiausias, yra trasa ir tu ją važiuoji, bet taip, nežinau, gal Feropolį tokį išskirčiau. A? Nu, Nu, tiesiog, kad Taip, vaizdinga. jo. Jinai nėra sudėtinga, dėl nėra to... sudėtinga, nu, dalinai nesudėtinga, vėl, žinai, toj mažoj trasui, kur visi važiuoja taip pat, nu, ten sudėtinga laimėti, žinai, ir tas nesudėtingumas virsta į kitokį sudėtingumą, žinai, nu, kur tavo kiekviena mikro klaidelė, žinai, analizuojama ir liečiama, tai toks, žinai, kiek žinau, tai airiai labiausiai nepatinka. Kam? Mano. Ai, nu. Ok, ar aš rasiu... Ai, kada išvysime į Vanulę eterį? Tai taip pat studija atrodo tik apie ralį šneka. Jau 2 metus. Jau 2 metus Ivanas nebėra drifteris, tai kitai podcastas biški vadinasi, gali žiūrėti pastovi šneka irgi tikrai daug. Pasilgot Ivaną? Ačiū. Aš tai kartais su juo susitinku. Ne, nu, bet varžybos. Ne. Kaip organizatorius, kuris moka už išdaužytus atitvarus, irgi nemeluosiu, nėra, kad baisiai pasilgau. Nors tas, žinai, pasilgai. Čia visų pasilgau, realiai, aš ten irgi buvau kažkur. Nu, Ne. jo, tiesa. Ok, turbūt, kad tiek, tiesa, dar yra viena naujiena, kurią reikia būtinai paminėti, tai legenda iškeliavo. Pilkasis Matsurio kompaktas paliko mūsų čatą, jo, jisai iškeliavo, jisai atlaikė Hipkį, Makyverį, O tikrai reiktų apie X kalbėti? Zalevskį, ką? Sakau, tikrai reikia apie X kalbėti. Nu, Ką atlaikė ir taip toliau. Odi, 2 kartus ar vieną? jo, 2 kartus japonus, Ryusė, Bandana, Zalevskį. Labai blogai skamba. Jo, bet ką aš noriu pasakyti? Ir save pamiršai paminėti. Labiau, Daug čia tavęs. baisiausia, turbūt. Ne, buvo baisiau, truputėlį porą momentų. Tadas Lučkaitis, Fiestas buvęs Lietuvos čempionas, irgi lakstydavo su juo. Tarp kitko, panašu, kad kompaktas yra atsakingas už tai, kad Tadas Biterį nusipirko. Nes panašu, kad palūžo po tiek metų. Tai ką aš noriu to pasakyti? Gerai iš karto surinkta mašina gyvena ilgai. Vienintelis praliotas, kuris buvo, tai buvo sankabos, reiškiasi, nesureguliavimas, kas privertė mus porą kartų lupdėžę, ne? Nes persimindavo sankabą ir ten susitarkodavo viduj. Bet iš esmės, tai mašina, ant kurios mes nedėjom stiklo ploštą, dėl to, kad žinojom, kad jisai negyvens, ir metalas ir plastikas buvo afigienai, standartinis 2,5 su visais įmanomais aušinimais. Mes net kuro aušintuvą galutiniam variantį įdėjom. Jisai turi vairo stiprų aušintuvą, filtrą, naują atsirblį, tepalo aušintuvą ir kuro aušintuvą. Bet matai, pamiršai paminėti, kad turbūt po tiek perėjusių žmonių bodykitas nelabai ir tinka. Sunku būtų jų žiūrėti. Yra bairių, kad jūs jį išvysite su bodykitu, nes mašina liko Lietuvoje ir manau, kad gal net ir Matsurija bus. Tai vad galėsit pabandyti atspėti, kuri. Tau dabar atspėti? Ne, nes paskui neparduos žmogus, kai norės. Bet esmė, gerai surinkta mašina iš pradžių laiko, taip jinai buvo prižiūrima kosminiais iš tiesų pastangom, kur bet kas biški tvarkom keičiam.
Bet geras kompaktas gali ilgai tarnauti ir gali atvažiuoti 3-4 Matsurius metuose, tai, pagalvokit apie tai, kompaktas dalykas geras. Čia toks vaizdas, kad nori sekantį parduoti. Ne. O kodėl jis iškeliavo? Jisai iškeliavo dėl to, kad šita Matsuri, taigi 1,2,5, kitas 3 litrai. Odis atsisėdo į 3 litrį, sako, tu tą pilką daug blušui. Nors šiaip taip, mes ją ir vadinom Odžio mašiną, žinai. Tai Odžio nauja, Odžio sena. Tai blušas pasivažinėjo su pilku, viskas gerai, tada atsisėdo į mėlyną. Sako, aš tai norėčiau su to mėlynu važiuoti, žinai. Tai aš jaučiu, kad aš eventualiai būsiu priverstas rasti dar vieną 3 litrį kompaktą. Sėkmės. Baig supirkinėti visus užknis ir viskai taivanus visokius. Sėkmės. Aš žinau, kur stovi 3 litris kompaktas, jeigu ką. Jeigu ką, jau ir starta. Jau ne to aikštelės. Ne, tai pas tave kiemė stovi, viskas gerai. Su talūnu tempsiu. Šiandien stovi. EVS visien išdelytintas, užsikurs ir taip. Neužsikurs. Bateris nusėda. Tai va, bet tiesiog toks, žinai, monumentalus dalykas, nes Matsuriai tikrai virto Lietuvos lifto dalimi. Tai gal parduodi kompaktą? Ne, neleido Odis šito parduoti. Virto dalimi ir ta mašina irgi virto tos istorijos dalimi, tarp kitko turėčiau gauti bodžio dalis ant sienos, pasikabinti su visais Zdarova senė ir taip toliau. Bet tiesiog toks, žinai, momentas, kur galima papriešėtinti, kaip viena durna idėja virto į tikrai didelį renginį su dideliu kiekiu užsieniečių, kurie atvažiavo į Lietuvą, pasivažinėjo su ta nesąmonė, susipažino su Lietuvos lifto kultūra ir mes susipažinom su jais, žinai, tai manau, kad tas daiktas, kurį mes taip ilgai kankinam ir kuris toliau sėkmingai važiuoja, daug davė Lietuvai, žinai, todėl jį reikia paminėti. Tai va. Ir ačiū Likvimoliui už visus tos 10 šiam, kuriuos mes ten taip negailestingai keitėm. Kas kiekvieną Matsuri keisdavom tepalus, nes mes vis dar esam su to pačiu motoru ir jam viskas yra gerai ir jisai važiuos toliau. TDS dėžė, kurią ten įdėjom dėl pigumo ir kad laikytų, šiuo metu manau, kad dirba truputėlį garsiau negu tavo dogboxas, bet jinai važiuoja toliau. Tik mačiau, kad pabrango nuo €1 iki šiam, nes jaučiu metalas pabrango. Yeah. Tai vienok, Donatas Matspreišas tą mašiną surinko, tai sakau, vienas pilotas, kad sankobos nepagavom atstumo, visa kita kaip tarnavo, taip tarnauja toliau ir manau, kad tarnaus toliau ir iš viso bus monumentali mašina, kada nors galėsiu būti kaip Simas irgi, kur, žinai, po 10 metų atpirksiu savo biterį, žinai, ir bandysiu vėl su jo kažką įrodyti. Tai va, bičiuliai, mums liko savaitėlė gera su trupučiu iki Baltiko etapo, iki Matsurio, tai bus pirmas šiltas savaitgalis, galiu garantuoti. Nes šitas šaltas, jau birželio 1, tai tikrai šilta turi būti. Tai susiplanuokite kelionę į Driftiškės, aš siūlau važiuoti 2 dienom, jeigu nesigauna, tai pataikykit bent jau vieną iš jų. Matsuri, lieksit planui? Ar tik pro apsiribosit? Nes... Tik pro. Aš dar noriu pro sulėkti. Reikia dar sudėlioti pro, kad sulėkti. Ai, nu. Nes ten pas tai šitą, ką susišlavė, reikia susidėlioti dabar. Nes estai klausia, ar gali po pro sekančią dieną važiuoti Matsuri, tai sakiau, kad gali. Turėtų būti daug. Aš taip nedurniuosiu, nes aš žinau, kom tas baigėsi. Tai. Mes irgi žinom, kom tas baigėsi. Ateina dvasiškas tėvelis su didelė šypsena ir ateina kebab fighteris be galinių lempų abiejų. Bet... Gražus kevlaras. Gražus kevlaras, plikas kevlaras, net čia ko jį apklijuoti. Viskas, tikiuosi, kad šiaip nemažai dalykų apkalbėjom, nemažai dalykų nutiko ir nemažai dalykų nutiks. Manau, kad iki Baltiko turėsim dar vieną podcastą, dar tik nežinau, su kuriais svečiais. Bet sezonas prasideda, sezonas įsibėgėja, sezonas panašu, kad bus įdomus pagal tai, kaip viskas vyksta. Tai stebėkite, sekite, pasikvieskite draugus, atvažiuokite į renginius, palaikykite šitus sportininkus, kurie literaliai paskutinius plaukus atidavinėja, kad tenais dalyvauti ir turėsim dar vieną epic vasarą. Ačiū kolegos, ačiū mus palaikantiems ir susimatom kitam. Iki.